Viena valstija įvykdo demografinį apiplėšimą, kuris net labiausiai patyrusius urbanistus priverstų aiktelėti. Jie beveik visiškai dykuma. Kraštovaizdis toks atšiaurus, kad turėtų atbaidyti bet kokį augimą. Tačiau vos per 1 metus 28 000 naujų gyventojų susikrovė lagaminus ir persikėlė čia. Pažiūrėkite į Amerikos vakarų žemėlapį. Dauguma žmonių mato mirtinas spąstus, tačiau tūkstančiai šeimų čia mato išsigelbėjimą. Arizona turi daugiau žemės, Kalifornija turi daugiau pinigų, Juta turi daugiau vandens. Tačiau ši dykumos karalystė sparčiai kyla į augimo viršūnės. Vienas spindintis miestas, viena pramonė, kurią maitina ydos. Jei nebuvote ten mesti kauliukų ar žiūrėti šou, nebuvo prasmės ten užsibūti. Tada viskas pasikeitė. Tai valstija be išėjimo prie jūros, kurioje mažėja vandens atsargos, o ekonomika anksčiau visiškai priklausė nuo turizmo. Tačiau skaičiai rodo, kad Nevada lenkia istoriškai didesnes valstijas, kurios turėjo didžiulį pranašumą. Kodėl? Norėdami sužinoti, važiuokite į rytus nuo Reno, Jirma 90 greitkeliu iki Tahoe Reno Industrial Center. Jis gali atrodyti kaip bet kuris kitas pramoninis kompleksas, bet jis kitoks. Tai yra Amerikos tiekimo grandinės stuburas. Iš šios vienos vietos sunkvežimis per 24 valandas gali pasiekti Sietlą, Feniksą arba Los Andželą. Dėl to tokie technologijų milžinai kaip Google ir Switch įsikūrė šalia Tesla milžiniškos gigafabriko. Šis koridorius tai ne tik platus atviras asfaltas, tai inovacijų stuburas. Sandėliai tampa mikrocentrais, kuriuose naudojami robotai, dirbtinio intelekto valdomos atsargos ir dronų padedamas pristatymas. Sutrumpinus tranzito laiką ir išvengus perkrautų uostų, įmonės gali sumažinti siuntimo išlaidas. Darbuotojams pragyvenimo išlaidos čia yra gerokai mažesnės nei San Francisko įlankos regione ar Sietle. Technologijų centrai gali augti be didžiulio spaudimo būsto rinkai. Reno mieste įsikūrusios startuoliai dabar turi prieigą prie talentų be kasdienio kelionės į darbą košmaro. Tai tarsi mini technologijų ekosistema dykumos viduryje. Clarko apygarda visiškai atstatoma. Pietų Nevada dabar jau nėra tik savaitgalio išvykų vieta. Ji virsta verslo centru. Pasaulinės įmonės gauna galimybę išlikti susijusios su vakarų pakrantės uostais be milžiniškų išlaidų ir pakrančių miestų spūsčių. Ir pinigai plūsta. Vos per pastaruosius metus į Hendersoną ir Šiaurės Las Vegasą buvo investuoti milijardai, siekiant sustiprinti Amerikos tiekimo grandinę. Nevada pasitelkia mažus mokesčius ir greitą dokumentų tvarkymą, kad sudarytų sąlygas sparčiam augimui, kokio beveik neįmanoma rasti kitur vakaruose. Automatizacija, žalioji energija, didžiosios technologijų bendrovės, visos jos traukia į dykumą. Visa tai yra Las Vegas Global Economic Alliance plano dalis. Jie buvo svarbi šio dabartinio plėtros etapo dalis. Iki 2027 metų dykuma gali tapti Amerikos gamybos centru. Tačiau tai tik paviršiuje. Vienas iš svarbiausių veiksnių slypi dirvožemyje. Nevada slepia naująjį sidabrą. Litis. Thacker Pass, esantis netoli Humboldto apygardos, turi didžiausią žinomą ličio telkinį JAV. Šis vienas slėnis galėtų aprūpinti pakankamai ličio, kad kasmet būtų galima aprūpinti energiją 800 000 elektromobilių. Nevada yra varomoji jėga kitam transporto šimtmečiui. Tačiau kuriant ateitį su baterijomis, reikia milžiniško kiekio elektros energijos, o dykumoje tai yra problema. Tačiau siekdama patenkinti šį poreikį, Nevada imasi veiksmų. Tai vienintelė valstija vakaruose, kuri agresyviai atnaujina visą savo elektros tinklą. Pagrindinis projektas yra Green Link West – 760 km ilgio aukštos įtampos perdavimo linija, kuri tiesiogiai sujungs Las Vegasą su Renu. Šis milžiniškas energijos greitkelis sukurtas tam, kad didelius kiekius atsinaujinančios energijos iš dykumos saulės elektrinių būtų galima tiesiogiai tiekti į technologijų centrus Šiaurės Nevadoje. Ir tai patraukia dar vienos pramonės šakos dėmesį. Duomenų centrai iki 2030 metų gali suvartoti iki 10% pasaulio elektros energijos. Tai tiek pat energijos, kiek per metus sunaudoja tokia didelė pramoninė valstybė Japonija. Dėl didelių atvirų plotų ir stabilios reguliacinės aplinkos, Nevada tapo itin patrauklė vieta šiems objektams. Kad šie serveriai veiktų visą parą, Nevada stato Gemini Solar Project. Įsikūręs netoli Las Vegaso, jis veikia kaip 1,4 gigavatvalandės baterija.
Nors valstija ir toliau yra prijungta prie Kalifornijos energetikos tinklo. Šis projektas leidžia Nevadui atskirti savo pramonės augimą nuo perkrauto ir senstančio kaimyninio Kalifornijos tinklo. Gamindama beveik 950 MW iš savo geoterminių elektrinių, kas pakanka 700 000 namų ūkių. Nevada gali aprūpinti energiją augančius pramonės ir technologijų sektorius, nesiremdama Kalifornija. Didžiausias proveržis šioje srityje įvyko Humboldto apygardoje, projekte Project Red. Fervo Energy pastatė pirmąją komercinę patobulintą geoterminę sistemą Unasati Bendevets, kuri naudoja giliai esančias karštas uolienas energijai gaminti. Jie pasirašė svarbę sutartį tiekti energiją Google milžiniškiems duomenų centrams. Tai daugelio milijonų dolerių vertės projektas, kuris yra naudingas aplinkai. Ji naudoja uždarą ciklą, kuris beveik nenaudoja vandens. Tas pats požeminis karštis, kuris skatina Nevados energetikos bumą, tyliai mažina ir valstijos vandens trūkumą. Taip iš vidaus atrodo sparčiausiai auganti valstija. Tinklas, kuris kuriamas iš naujo, kad aprūpintų energiją pramonės šakas, kurių čia prieš 5 metus dar nebuvo. Kol Nevada stato savo fizinę infrastruktūrą, ji iš naujo pertvarko ir teisinę infrastruktūrą. 100 metų Delaveras dominavo Amerikos verslo pasaulyje. Jei įkūrei didelę įmonę, ją registruodavai ten. Tačiau atsiranda naujas judėjimas – Dexit. Įmonės traukiasi. Tai masinis pasitraukimas. Ir yra tik viena vieta, į kurią jos keliauja. Rizikos kapitalo milžinai ir viešai prekiaujamos bendrovės, tokios kaip Fidelity National Financial, Roblox ir AMC Networks, palieka Delaverą ir perkelia savo teisinę būstinę į Nevadą. Kodėl toks pokytis? Na, Delavero teismai tapo nenuspėjami. Jie panaikina milžiniškus generalinių direktorių atlyginimų paketus ir kelia klausimų dėl valdybos nepriklausomumo. Įkūrėjams ir investuotojams tai tikras košmaras. Tačiau Nevada čia pamatė galimybę, progą konkuruoti su kitomis valstijomis. Jie sukūrė sistemą, kuri grąžina valdžią savininkams. Valdybos nariai yra apsaugoti nuo ieškinių, nebent būtų įrodyta tyčinė apgaulė ar netinkamas elgesys. Tai buvo stiprus teisinis skydas, ginantis kapitalą nuo teismų piktnaudžiavimo. Nevada šie ypatingi įstatymai paverčia milžinišką naujų verslų bandymų aikštelę. Jie daugiausia dėmesio skiria dirbtiniu intelektu pagristoms paskoloms ir itin saugiems skaitmeniniams pardavimams. Verslai renkasi Nevadą, nes čia nėra franšizės mokesčio, o privatumo apsauga yra stipri. Tačiau tikroji viso šio augimo varomoji jėga yra pinigai. Tiksliau kalbant, rizikos kapitalo lėšos. Kadangi Nevadoje nėra pelno mokesčio įmonėms, šios startuolės gali plėstis į kitas valstijas, nesusidurdamos su dviguba didelių valstybinių mokesčių našta. Tai daro Nevadą tobulą pagrindinę bazę įmonį, kuri nori sparčiai augti. Kol tokios valstijos kaip Kalifornija svarsto naujus mokesčius turtingiesiems, Nevados pajamų mokesčio tarifai veikia kaip magnetas. Per pastaruosius 5 metus valstija pritraukė $500 milijonų privačių investicijų. Tai pinigai, kurie galėjo likti Kalifornijoje, jei ne jos dideli mokesčiai ir reguliavimo kliūtys. Iki 2030 metų Nevadoje tikimasi atsiras 10 000 naujų įmonių. Taip, vienos valstijos nuostoliai taps kitos augimu. Tačiau svarbiausi žaidėjai perkelia ne tik savo būstines. Jie perkelia ištisas komandas. Kai, Roblox, perkelė savo teisinę buveinę į Nevadą. Tai sukėlė pagalbinių verslo paslaugų bangą. Advokatų kontoros, apskaitos ir personalo paieškos įmonės pasiekė jų pavyzdžių. Nevada yra bandymų aikštelė, finansuojanti dirbtinio intelekto startuolius, kurie kitu atveju nebūtų egzistavę ar išgyvenę pakrantės rinkose. Delaveras savo dominavimą kūrė daugiau nei 100-metį. Nevada perėmė dalį jo vos per 5 metus. Būtent tas greitis ir lėmė, kad Nevada yra augimo reitingų viršuje. Ir nepamirškite, jei jums patinka tokios gilios geografijos analizės, būtinai prenumeruokite. Taip galėsite pirmieji sužinoti, kai Nevada pridės dar vieną miestą. Tačiau yra vienas iššūkis, kuris gali visiškai sustabdyti valstiją. Ir tai yra vanduo. Tai pagrindinis argumentas, kurį naudoja visi kritikai. Nevadai pritrūks vandens. Šiuo metu Mido ežeras užpildytas maždaug 34% ir jau paskelbtas pirmojo lygio trūkumas. Pagal viską Nevada turėtų nykti, tačiau ji klesti. Kodėl? Nes valstija vandenį traktuoja kaip finansinį turtą.
Ši strategija yra svarbi Nevados augimo istorijos dalis ir žmonės visoje JAV pradeda tai pastebėti. Nevada tapo pasauliniu lyderiu uždaro ciklo vandens pakartotinio naudojimo srityje. Beveik kiekvienas patalpose sunaudotas galonas, ar tai būtų kriauklės, dušai ar indaplovės, yra surenkamas, išvalomas iki geriamojo vandens standartų ir grąžinamas į Medo ežerą. Už tai valstija gauna grąžinimo kreditus. Už kiekvieną grąžintą galoną jie gali pasiimti dar vieną. Tai tapo dideliu laimėjimu Nevadai. Pietų Nevada sunaudoja 48% mažiau vandens vienam gyventojui nei prieš 20 metų, net ir smarkiai išaugus gyventojų skaičiui. Iš esmės, jie prekiauja vandeniu. Dykumą vieną didžiausių savo iššūkių pavertė paslėptų pranašumu. Tai efektyvumas, kurio kitos valstijos negali prilygti. Vis dėlto, jei Kolorado upės lygis kris greičiau nei prognozuoja inžinieriai, net ir ši sistema gali atsidurti ant lūžio ribos. Po žeme vis dar slypi neišnaudoti geoterminės energijos rezervuarai. Todėl unikali Nevados geologija ne tik skatina augimą. Tai integruotas sprendimas sunkiausiems dykumos išteklių iššūkiams. Spartus augimas verčia kaimyninės valstijas spręsti savo problemas. Arizonos plėtra reiškia tūkstančius mylių naujų vamzdynų, elektros linijų ir kelių, kurių priežiūros išlaidos nuolat auga. Kiekviena naujo greitkelio mylė Phoenixo metropoliteno zonoje kainuoja maždaug $20 milijonų. Tai daugiau nei dvigubai viršija tai, ką Nevada paprastai išleidžia už mylę greitkelių plėtrai savo sparčiau augančiuose koridoriuose. Logistinės vandens tiekimo išlaidos taip pat yra didžiulė našta. Vandens pumpavimas. 336 myles į kalną iš Kolorado upės per centrinės Arizonos projektą sunaudoja tiek energijos, kiek užtektų 100 000 namų aprūpinti elektra. Nevados trumpesni vamzdynai reikalauja tik dalies tos energijos. Pinalo apygardoje Arizonoje požeminio vandens išeikvojimas lemia, kad žemė kasmet nusėda keliais coliais. O tai ryškiai kontrastuoja su Nevada, kur požeminių vandens telkinių sumažėjimas buvo gerokai mažesnis. Į rytus Juta susiduria su kitokiu geografiniu kliuviniu. Siauras Wasatch Front koridorius, kuriame gyvena 80% iš 3,55 milijono valstijos gyventojų. Būsto kainos Salt Lake apygardoje vidutiniškai siekia $500 000, beveik dvigubai daugiau nei vidutinė būsto kaina Nevadoje. Greičiausiai augančios Nevados apygardos. Toliau į šiaurę Kolorado fronto ruožo spūstys įkalina 70% jos gyventojų, o infrastruktūros išlaidos kanjonų greitkelių plėtrai išauga iki $10 milijardų. Tai maždaug 3 kartus daugiau nei Nevada išleido panašiems greitkelių patobulinimams Reno ir Las Vegaso regionuose. Net Aidahas susiduria su gaisrams jautriais miškais ir ribotų vandens kiekiu iš Sneiko upės. Tai reiškia, kad jos komunalinių paslaugų bendrovės kasmet investuoja maždaug $800 milijonų į platesnę tinklo infrastruktūrą ir atsparumą. Nevados pačios gaisrų prevencijos ir tinklo atnaujinimo išlaidos kainavo mažiau nei pusę šios sumos. Kiekviena valstija, kurią Nevada pralenkia pagal augimą, įdiegė griežtas sistemas, kurios jas ribojo. Sistemas, kurių jos negalėjo pakankamai greitai pakeisti. Nevada neturėjo jokių senų sistemų, tik laisvę veikti greitai. Nevados teisinis kodeksas taip pat skatina biotechnologijų bumą. Valstija turi milžinišką slaptą ginklą laboratorijomis intensyviai besiremiančioms įmonėms. Ji neapmokestina nematerialiojo turto. Kalifornijoje didžiulės pajamos gaunamos iš patentų ir slaptų formulių yra apmokestinamos dideliais pelno mokesčiais. Tačiau Nevadoje tos pajamos yra apsaugotos. Koks rezultatas? Daugybė įmonių skuba įsigyti didžiulius žemės sklypus, kad galėtų statyti aukštųjų technologijų laboratorijas, toli nuo smalsių pakrantės reguliuotojų akių. Outsideris laimi, nes jo varžovai užspringsta savo pačių sėkme. Viskas prasidėjo 2023 metais, kai Kalifornijos įstatymų leidėjai pradėjo svarstyti naują turto mokestį, siekdami išspręsti biudžeto deficitą. Jie nusitaikė į turtingų gyventojų grynąją vertę, net ir po to, kai jie paliko valstiją. Tačiau Nevada suteikė apsaugą, konstitucinę apsaugą. Valstijos steigimo dokumentai iš esmės uždraudė pajamų mokestį fiziniams asmenims. Todėl ji tapo laisva zona milžiniškoms korporacijoms. Tikrasis šokas ištinka tada, kai milijardierius savo oficialią gyvenamąją vietą perkelia į Incline Village.
Per naktį visos Kalifornijos apygardos mokesčių bazė išnyksta. Nevada pritraukia tą turtą, nesukurdama nė vienos brangios socialinės programos. Jie tiesiog nesikiša. Tai konkurencinis pranašumas, kurio Kalifornijos mokesčių įstatymai niekada nenumatė. Tačiau turto mokestis tik vienas valstijos krizės simptomas. Vidurinės klasės šeimos, uždirbančios šešiaženklius atlyginimus, yra priverstos beveik pusę savo atlyginimo išleisti nuomai. San Diege ir San Francisco įlankos regione įprastas namas dabar kainuoja gerokai daugiau nei $1 000 000. Ir tai dar švelniai tariant. Nors prieš dešimtmetį vidutinė Nevados namo kaina buvo $250 000, šiandien Kalifornijos šeima gali parduoti ankštą bungalą už $1 100 000 ir už $500 000 nusipirkti dvigubai didesnį namą Nevadoje. Tai $600 000 iš būsto vertės tiesiai į banko sąskaitą ir tai rodo, kaip turtas plūsta iš Kalifornijos. Nenuostabu, kad žmonės kraustosi. 47% visų naujakurių Las Vegaso regione atvyksta iš Kalifornijos. Jie atsineša turtą, įgūdžius ir ambicijas. Nevada ne tik juos priima, bet ir suteikia visiškai naują mokesčių pasaulį, kuriame jie gali veikti. Tačiau auksinė valstija byrėja ir kitais būdais, kurių nedaugelis iki galo supranta. Miškų gaisrai tampa kasmetinėmis katastrofomis. Jie verčia evakuotis, naikina namus ir didina draudimo išlaidas. Dėl to vidutinio sluoksnio šeimoms beveik neįmanoma apsidrausti. Periodiškai išjungiama elektra smogia pagrindiniams technologijų centrams ir miestų centrams, mažina verslo produktyvumą ir daro plėtrą rizikingą. Be energetikos Kalifornija susiduria su reguliavimo labirintu. Aplinkosaugos, darbo ir teritorijų planavimo įstatymai dažnai sukelia daugelio metų vėlavimus statybos ir infrastruktūros projektams, užgniauždami inovacijas dar joms neprasidėjus. Dabar įmonės susiduria su paradoksu. Ar jos turėtų likti ir mokėti milžiniškas išlaidas bei susidurti su neapibrėžtumu, ar išvykti ir rizikuoti prarasti savo rinkos pozicijas? Daugelis renkasi pastarąjį variantą. Tuo pačiu metu turtas ir talentai juda į šiaurę ir rytus. Gabiausi Silicio slėnio inžinieriai ieško įperkamo būsto, mažesnių mokesčių ir greitesnių verslo leidimų. Tai dalykai, kurių Kalifornija jau nebegali patikimai pasiūlyti. Holivudo filmavimo komandos išvyksta į valstijas, kuriuose viskas pigiau, greičiau ir nuspėjamiau. Verslininkai bėga nuo mokesčių ir teismų nenuspėjamumo derinio. Vien tik protų nutekėjimas yra tylus ekonominis žemės drebėjimas, kurio realiu laiku beveik niekas už valstijos ribų nepastebi. Tačiau negali kasmet atsivežti 28 000 žmonių, nesukeliant šiokių tokių nesklandumų. Nevada importuoja turtą, bet kartu importuoja ir paslaugų paklausą, kurios dabartinis biudžetas vos pajėgia padengti. Ir situacija greitai tampa nevaldoma. Mokyklų apygardos yra perkrautos. Clarko apygarda yra 5. pagal dydį šalyje ir susiduria su didžiuliu mokytojų trūkumu. Las Vegase ir Reno mieste paslaugų sektoriaus darbuotojai uždirbantys $20 per valandą nebeišgali sau leisti gyventi šiose vietose. Kalifornijos gyventojų antplūdis taip pakėlė kainas, kad patys kazino darbuotojai nebegali sau leisti gyventi arčiau nei 50 mylių nuo savo darbo vietos. Tai didžiausia grėsmė Nevados augimui. Jei darbininkai nebegalės sau leisti čia gyventi, technologijų ir logistikos centrai galiausiai liks be darbo jėgos. Valstija bando atlaisvinti federalinę žemę įperkamo būsto statybai, tačiau tam reikia kongreso sprendimo. Tai lenktynė su laiku. Būsto krizė akivaizdi, o sveikatos apsaugos krizė netaip jau ir matoma. Šiuo metu Nevada išgyvena darbo jėgos krizę, kuri galėtų paralyžiuoti daugumą valstijų. Šiuo metu Nevada gerokai atsilieka nuo šalies vidurkio pagal medicinos personalą. Iki 2030 metų reikia įdarbinti dar 1000 sveikatos priežiūros darbuotojų vien tam, kad patenkintų sparčiai augančios gyventojų skaičiaus poreikius. Norėdama išspręsti šią problemą, Las Vegasas nebesiremia vien tik lošimų kortomis. Dabar jis stato užklinikinius tyrimus. Las Vegaso medicinos rajone kyla naujas $150 milijonų vertės medicinos mokymo pastatas. Tikslas – paversti šį rajoną gyvybės mokslų inkubatoriumi. Vieta, kur laboratoriniai tyrimai tampa realiu gydymu per kelis mėnesius, o ne metus. Šiuo metu Nevada iš sveikatos priežiūros kasmet uždirba apie $20 milijardų. Todėl šis sritis yra natūralus augimo variklis.
Prognozuojama, kad tai kasmet atneš $300 milijonų pajamų, sukurs stabilų, gerai apmokamą karjeros kelią, kuris nepriklauso nuo to, kiek žmonių sėdi prie blackjack stalo. Kartu su sveikatos priežiūra, Nevada investuoja į švietimą ir profesinį mokymą, pritaikytą naujajai ekonomikai. Nevados universitetas bendradarbiauja su atsinaujinančios energijos įmonėmis, kad paruoštų inžinierius, laboratorijų technikus ir specialistus, kurie galėtų iš karto įsilieti į sparčiai augantį valstijos švarios energijos sektorių. Tačiau net ir Nevados plėtros stebuklas turi savo ribas. Nevados perdirbimo sistema ir vandens atsargos suteikia tam tikrą atokvėpį – rezervą, kurio neturi kitos valstijos. Tačiau rekultivacijos biuras pasiūlė drastiškai apkarpyti vandens paskirstimą iš Kolorado upės, jei valstijos greitai nesusitars. Savanoriškai sutikdama su sumažinimu, Nevada save pristato kaip atsakingą dalyvį, drįsdama federaliniai valdžiai mesti iššūkį priversti dar didesnius apribojimus tokioms kaimynėms kaip Kalifornija ir Arizona. Jei Kolorado upės lygis ir toliau kris, net uždara sistema nebebus pakankama. Apribojimai didėja ir tai kelia elektros tiekimo nutrūkimo riziką. Jei vandens lygis nukris per žemai, Hooverio užtvankos turbinos nustos suktis ir tai staiga sustabdys Nevados augimą. Šiuo metu Nevadai iki to, kad šis stebuklas baigtųsi, tai yra vienas politikos pokytis ar viena sausa žiema. Todėl jie negali švaistyti nei vietos, nei vandens. Ir būdama šalia vienos turtingiausių valstijų, kai kas ją vadina Kalamerika, Nevada negali sau leisti judėti lėtai. Valstijos klestėjimas priklauso nuo dviejų dalykų – kad Kalifornija liktų su problemomis ir kad upė išliktų vandeninga. Jei Kalifornija kada nors išspręstų savo būsto ir mokesčių problemas, žmonių srautas į Nevadą galėtų išdžiūti per naktį. O jei inžinerija nesugebės atsilaikyti prieš karštį, dykuma susigrąžins tai, ką prarado. Tačiau Mohavoje klaidos riba yra labai siaura. Tai daro Nevados augimą dar labiau išskirtinį ir dar labiau trapų. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi. Tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Žemėlapių paketas. Amerikoje yra vieta, kurioje galite likti nenubaustam už žmogžudystę ir ji nėra paslėpta. Įsivaizduokite, kad žygiuojate Yellowstone'o Beckler River Trail taku. Jūs esate giliai miške, už 10 mylių nuo artimiausio kelio. Peržengėte mažą, nepažymėtą upelį ir to nežinodami išeinate iš Vyomingo ir patenkate į Aidachą. Medžiai atrodo tokie patys, oras toks pat retas, bet teisiškai viskas ką tik pasikeitė. Ir ši vieta žinoma kaip mirties zona. Čia dauguma žmonių nerimauja dėl meškų, o ne dėl konstitucijos. Tačiau būtent dėl jos jie turėtų nerimauti. Nes būtent šiame miško lopinėlyje įstatymas nesusimauna dėl to, kad jis silpnas. Jis susimauna todėl, kad tobulai laikosi savo pačių taisyklių. Ir čia viskas tampa pavojinga. Yellowstone'as yra kruopščiai valdoma sistema, kasmet generuojanti $100 milijonų turizmo išlaidų. Tačiau viename šio parko kampe sistema susiduria su kažkuo, ko negali išspręsti. Jūs nebesusidurėte su valstijos įstatymais, esate federalinėje teritorijoje, o tai reiškia, kad atsakingi yra FTB ir Teisingumo departamentas. Tas pats dokumentas, kuris suteikia jiems tą galią, yra ir priežastis, kodėl jie gali jos nepanaudoti. Ir būtent čia prasideda problema. Konstitucija yra procedūrų sąrašas. Kai tų procedūrų neįmanoma laikytis, teisingumas sustoja. Ir čia viena iš tų procedūrų tampa neįmanoma. Kodėl įstatymas čia neveikia? Paprastai apygardos atitinka valstijų ribas. Oregonas lieka Oregone, Florida lieka Floridoje. Tačiau Yellowstone'as yra kitoks. Kadangi jis driekiasi per 3 skirtingas valstijas – Wyomingą, Montaną ir Aidachą – Kongresas padarė išimtį. Atrodė paprasta, žinoma, bet tas sprendimas sukūrė problemą, kurios niekas nepastebėjo daugiau nei 100-metį. 6 pataisa sako, kad kaltinamasis turi teisę į teismą nešališkų prisiekusiųjų, gyvenančių toje valstijoje ir apygardoje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas. Čia svarbus vienas žodis. Ir ten neparašyta arba. Ten parašyta ir. Tas mažytis žodis ir yra problema. Nes jei federalinis nusikaltimas įvyksta Idaho kampe Yellowstone,
Prisiekusieji turi būti parinkti iš žmonių, gyvenančių tiek Idaho, tiek Vyomingo federalinėme apygardoje, kuri neegzistuoja. Mirtys zona Yellowstone, kuri yra Idaho valstijoje, neturi gyventojų. Nėra nei namų, nei viešbučių, nei gyventojų. Tai teritorija, maždaug tokio dydžio kaip Vašingtonas DC, nutolusi, nepažymėta ir nesiskirianti nuo likusios parko dalies. O tai reiškia, nėra prisiekusiųjų. Nei iš Idaho, nei iš Vyomingo. Tiesiog nėra nė vieno, kurį galėtumėte teisėtai iškviesti atlikti prisiekusiųjų pareigą. Jei dėl sunkaus nusikaltimo negalite sudaryti prisiekusiųjų kolegijos, teismo proceso apskritai tęsti negalima. Tai visiškai teisėta spraga, paslėpta viename garsiausių Amerikos nacionalinių parkų. Šie spąstai užsiveria tik kalbant apie pačius sunkiausius nusikaltimus. Viršijote greitį, nelegaliai stovyklavote, jokių problemų, teisėjas tuo pasirūpins. Tačiau už bet kokį nusikaltimą, už kurį gresia daugiau nei 6 mėnesiai kalėjimo, Konstitucija garantuoja prisiekusiųjų teismą. Taigi čia jie negali teisėtai tęsti bylos. Pats įstatymas yra vienintelis dalykas skiriantis nusikaltimą nuo bausmės. Brakonierius su galingu šautuvu arba kažkas, bėgantis iš kitos valstijos. Kiekvienas planas, kiekvienas žingsnis įgyvendinamas žinant, kad įstatymas negali jų pasiekti. Šioje tuštumoje įprastos teisingumo taisyklės išnyksta. Jas pakeičia keista procedūrinio neįmanomumo logika. Tai nėra sistemos klaida, tai visiškas sustojimas. Daugiau nei 100 metų ši problema liko nepastebėta. Tada ją atrado teisės profesorius Brianas Kaltas. 2004 metais jis tiesiog studijavo 6-ąją pataisą ir tai, kaip federaliniai apygardos buvo nubraižytos žemėlapyje. Tačiau tada jis pastebėjo kažką neįmanomo. Linijos tęsėsi į Montaną ir Aidahą, todėl prisiekusiųjų teismo sudarimas ten buvo konstituciškai neįmanomas. Jis nebuvo sužavėtas, jis buvo pasibaisėjęs. Tai buvo vieta, kur konstitucija reikalavo to, kas fiziškai negalėjo įvykti. Nedaug kitų šalių leidžia tokioms teisinėms spragoms egzistuoti nacionalinėme parke. Pavyzdžiui, Kanadoje nacionaliniai parkai priklauso provincijos arba federaliniai jurisdikcijai. Tačiau teismo apygardos visada sudaromos taip, kad būtų galima sušaukti prisiekusiųjų teismą. Net ir atokiausiose vietovėse vyriausybės numato nenumatytas aplinkybės. JAV išsiskiria tuo, kad konstitucija yra absoliuti, tačiau absoliučios teisės susiduria su fizinė geografija, sukurdamos spragą, kuri yra unikali išsivysčiusiame pasaulyje. 2005 metais Kaltas paskelbė straipsnį pavadinimu Tobulas nusikaltimas. Ne tam, kad paskatintų nusikaltimą žinoma, o tam, kad priverstų ką nors tai ištaisyti. Jis išsiuntė kopijas Teisingumo departamentui, JAV prokurorui Vyominge ir kongreso nariams. Jis tikėjosi greito atsakymo. Vietoj to sulaukė tylos. Teisingumo departamentas užėmė neoficialią poziciją, iš esmės ignoruodamas problemą. Spraga neegzistavo tol, kol teismas nepasakė, kad ji egzistuoja. Jie teigė, kad gali perkelti teismo procesą arba rasti išeitį. Tačiau Kalt žinojo, kad 6-oji pataisa taip neveikia. Negalite paprasčiausiai perkelti teismo proceso, nes konstitucija yra nepatogi. Būtent tam ir buvo sukurta teisių bilis, kad to būtų išvengta. Kalt pradėjo nerimauti, kad jo darbas taps nusikaltimų vadovu. Jis buvo nurodęs tikslias koordinates ir teisinius argumentus, reikalingus išvengti nuosprendžio žmogžudystės byloje. Yellowstone'as iš gamtos stebuklo vietos tapo teisinės paslapties vieta. Kalto straipsnis tapo tikra sensacija. Apie jį buvo rašoma romanuose ir rodomi televizijos serialai. Tačiau, nepaisant mirties zonos garsumo, tikrasis šios žemės teisinis statusas išlieka nepakitęs. Yra realus pavyzdys, kaip tai veikia. 2005 metais vyras vardu Maikas Beldurainas buvo pagautas brakonieriaujantis Yellowstone'o Montanos dalyje. Jis nebuvo žudikas, tik medžiotojas, kuris nušovė didelį briedį ten, kur to daryti negalėjo. Kai byla pasiekė teismą, jo advokatai iškėlė Briano Kalto spragą. Jie teigė, kad prisiekusieji turėtų būti iš Montanos, o ne Vyomingo. Teisėjas iš karto tai atmetė. Vyriausybė sutiko sudaryti susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Beldurainas gavo 4 metus kalėjimo, taip pat baudas ir žalos atlyginimą. Pagal susitarimą jis sutiko neskųsti mirties zonos klausimo aukštesniam teismui. Štai kaip sistema elgiasi su žinomais trūkumais. Problema tyliai užgniaužiama.
tvarkomi simptomai, o spraga paliekama gyvuoti. 50 kvadratinių mylių skylė išlieka beveik neišbandyta. Tai tiksinti konstitucinė laiko bomba, laukianti atokioje vietovėje. Vyriausybei pasisekė su Beldurainu, tačiau mirties zona nereikalauja bendradarbiaujančio kaltinamojo. Reikia tik žmogaus, kuris įstatymus išmano geriau nei prokuroras ir žino 50 kvadratinių mylių ploto Idaho valstijoje koordinates, kurias Brianas Kaltas pažymėjo žemėlapyje, kad kiekvienas galėtų rasti. Koordinatės yra viešos. Teisinis argumentas paskelbtas. Bet kas pasiruošęs pasiskaityti, galėtų įžengti į tą mišką tiksliai žinodamas, ką įstatymas gali ir ko negali jam padaryti. Ir daugelį metų tai liko tik teorija. Ir tada viskas pradėjo darytis rimta. Tarkime, hipotetiškai, kažkas savaitę studijuoja Kalto straipsnį. Jie atsispausdina koordinates, jie nuvažiuoja iki Beklerio tako pradžios, nueina 10 mylių pėsčiomis, įvykdo nusikaltimą, kurį planavo mėnesius, žinodami, kad atvykus tyrėjams pirmas skambutis nebus šerifui, bus skambinama konstitucinės teisės profesoriui. Ir tas profesorius jiems pasakys tą patį, ką Kaltas pasakė Teisingumo departamentui 2005 metais. Nėra prisiekusiųjų, kuriuos būtų galima sušaukti. 2021 metais Gabės Petito dingimas sulaukė pasaulinio dėmesio. Jos kūnas vėliau buvo rastas netoli Yellowstone'o regiono. Staiga žmonės pradėjo klausti, kas būtų, jei tai būtų įvykę vos už kelių mylių į vakarus? Kas būtų, jei tai būtų įvykę mirties zonoje? Tokios didelio atgarsio tragedijos artumas mirties zonai parodė, kad tai nebėra vien akademinė teorija. Tai privertė žmonės suvokti, kad šeštoji pataisa turėtų saugoti sistemos vientisumą. Tačiau kai jis pažeidžiamas dėl žemėlapio klaidos, jis nuvilia tuos, kuriems jo labiausiai reikia. Vallow Debelio byla suteikė dar tiesioginesnį ryšį su Yellowstone'u. Tilly Ryan ir J.J. Vallow, du Lori Vallow vaikai, paskutinį kartą gyvi buvo matyti 2019 m. rugsėjo 8 ir 22 dienomis parke. Jei vaikams toje zonoje būtų buvę pakenkta, prokuratūra būtų atsidūrusi tiesioginėme konstitucinėme košmare. Vallow eilės byla galiausiai buvo nagrinėjama valstijos teismuose, nes kūnai buvo rasti privačioje žemėje Idaho valstijoje. Tačiau toks, kas būtų jeigu scenarijus, vis dar persekiojo federalinius tyrėjus. 2022 metais Idaho įstatymų leidėjas Colinas Nashas bandė padaryti būtent tai. Jis pateikė oficialų prašymą Kongresui perbraižyti sieną. Tai buvo būtent tas sprendimas, kurį dar 2005 metais pasiūlė Brianas Kaltas. Jis buvo priimtas valstijos lygiu, tada pasiekė Vašingtoną ir nieko neįvyko. Tai yra žemėlapio klaida, o sprendimas yra paprastas. Perkelkite tą Idaho dalį į Idaho apygardą. Vieno sakinio įstatymo pataisa. Viskas. Idaho įstatymų leidėjams tai buvo viešojo saugumo klausimas. Kongresui tai buvo raštvedybos klaida. Neverta svarstyti posėdyje. Tai pasikartojanti problema, kaip federalinė vyriausybė tvarko nacionalinius parkus. Kadangi žemė priklauso federaliniai valdžiai, valstijos turi mažai galios priversti keisti padėtį. O kadangi šios vietovės yra atokios, žmonės Vašingtone beveik nejaučia politinio spaudimo imtis veiksmų. Galiausiai gaunasi sistema, kurioje žemėlapis yra neteisingas, tačiau žmonės laikantys rašiklį atsisako nubrėžti naują liniją. Colinas Nashas 2024 metais atsistatydino iš Idaho įstatymų leidžiamosios institucijos, palikdamas pareigas, kai mirties zona vis dar buvo visiškai atvira. Net kai įstatymų leidėjas atlieka darbą, pateikia sprendimą ir sukuria sutarimą, federalinės valdžios inercija yra stipresnis už patį įstatymą. 20 metų, 1 straipsnis, 0 veiksmų. Lankomiausiame nacionalinėme parke Amerikoje yra konstitucinė spraga ir Vašingtonas apie ją žinojo visą laiką. Tai nėra biurokratinis nekompetentingumas. Kažkas pažvelgė į problemą, ją suprato ir nusprendė, kad politinė kaina pripažinti klaidą yra didesnė nei rizika palikti ją atvirą. Pirmoji to priežastis – politinės naudos trūkumas. Teisminės ribos pakeitimas nelaimi rinkimų. Ne vienas lobistas nefinansuoja rinkimų kampanijų dėl nacionalinių parkų ribų reformos. Mirties zona yra tokio neveiklumo auka. Nuolatinė teisinės apsaugos spraga, laukianti, kol netinkamas žmogus į ją paklius. Antra priežastis dar ciniškesnė – baimė pripažinti klaidą. Jei Kongresas priims įstatymą, kuris ištaisytų Idaho mirties zoną, jie iš esmės pripažins, kad įstatymas buvo pažeistas daugiau nei 100 metį.
Jie pripažįsta, kad Brianas kaltas buvo teisus dar 2005 metais, o jie nusprendė jį ignoruoti. Politikoje ilgalaikio nesėkmės pripažinimas dažnai atrodo rizikingesnis nei leidimas jai pūliuoti. Kol niekas iš tikrųjų neišeina laisvėn dėl teisinio formalumo, Kongresas gali toliau apsimesti, kad tai tik teisės mokyklos hipotetinis atvejis. Jie rizikuoja visuomenės saugumu, kad apsaugotų savo reputaciją, tikėdamiesi, jog laikas pasibaigs anksčiau nei sprogs bomba. Šeštoji pataisa yra tik tiek stiprus, kiek leidžia žemėlapis. Jei įstatymų leidėjai gali ignoruoti spragą svarbiausiame šalies parke, kokių dar spragų yra sistemoje? Tas pats nusikaltimas įvykdytas už mylios gali turėti visiškai skirtingas teisinės pasekmes. Konstitucija to nežino, bet žemėlapis žino. Yellowstone įstatymas yra sąlyginis. Brianas kaltas yra garsėjęs teiginiu, kad vienintelis dalykas, kuris tai ištaisys, yra kruvina marškiniai. Tikėtina, kad kažkas turės įvykdyti smurtinį nusikaltimą, stoti prieš teisėją ir stebėti, kaip byla bus nutraukta, nes neįmanoma suformuoti prisiekusiųjų. Tik tada, kai antraštės šauks apie laisvėje vaikštantį žudiką, Kongresas pajus spaudimą reikalingą priimti vieną paprastą įstatymo sakinį. Kol neįvykstas žeminantis viešas fiasko, sistema verčiau žiūri į kitą pusę ir apsimeta, kad pavojaus nėra. Jie laukia tragedijos, kuri suteiktų jiems politinę priedangą atlikti savo darbą. O 132 metų senumo klaidą laiko tik menku nepatogumu. Šeštoji pataisa išlieka paralyžiuotas tame mažame Idaho kampelyje. Tai tebėra įspėjimas visiems amerikiečiams. Jei tokia akivaizdi spraga gali egzistuoti viename iš labiausiai stebimų, žinomiausių nacionalinių parkų, ką dar galime rasti sistemose, kurias laikome savaime suprantamomis? Tas upelio perėjimas Beklerio take vis dar atrodo taip pat. Medžiai nepajudėjo ir įstatymas taip pat. Galiausiai, ta biurokratija gali būti pavojingiausias dalykas tuose miškuose. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau užsiprenumeruokite ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai padeda. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Žemėlapių paketas. Teksasas – vienišos žvaigždės valstija. Su sparčiai augančiais miestais, didžiulė naujų gyventojų banga ir puikiu barbekiu. Vieta, kur viskas yra didesnė ir geresnė, bet vis dar stebėtinai pigu, beveik nėra mokesčių. Na, tokia yra reputacija. Tačiau realybė yra kur kas sudėtingesnė. Iš tiesų, CNBC atliktas 2023 metų tyrimas netgi nustatė, kad Teksasas buvo blogiausia valstija gyventi Amerikoje, vos priešais saulės išdegintą Arizonos dykumą. Kaip tai įmanoma? Pažvelkime atidžiau į tiesą apie Teksasą, apie kurią niekas nekalba. Pradėkime nuo pagrindų. Oro. Nors galite manyti, kad oras Teksase yra švelnesnis nei daugelyje kitų valstijų, ypač jei šiuo metu gyvenate šiaurėje, kur labai šalta, jis taip pat gali būti labai ekstremalus. Valstija yra pačiame tornadų juostos centre. Tai yra būtent tai, ką ir reiškia šis pavadinimas. Iš esmės, per ją praeina daugybė tornadų, kurie sunaikina viską savo kelyje. Iš tikrųjų, Teksasas patenka į 5 valstijų, kuriuose fiksuojama daugiausia tornadų. Vidutiniškai apie 120 per metus. Kitaip tariant, vienas tornadas kas 3 dienas. Šiaurės Teksaso gyventojams ypač svarbu turėti netoliese požeminį slėptuvę, nes juos tornadai užklumpa dažniau nei dauguma kitų. Nors nuo tornadų dažniausiai galite apsisaugoti pasislėpę po žeme, viso savo namo kartu su savimi nenusinešite. O 250 mylių per valandą, tai yra 402 km per valandą, vėjai nelabai dera su stogais ir sienomis. Tai reiškia, kad nebent turite tikrai gerą, dažniausiai papildomą ir specialų tornadų draudimą, kas, kaip vėliau pamatysite, yra mažai tikėtina, tornadai gali padaryti didžiulės žalos jūsų finansams. Jei gyvenate pietryčiuose, dėl tornadų jums nereikia taip labai jaudintis, bet jūs tikrai užklups uraganai. Beveik nėra nė vieno valstijos kampelio, kuris išvengtų gamtinių nelaimių. Kadangi Teksasas yra prie Amerikos įlankos, anksčiau vadintos Meksikos įlanka, tai reiškia, kad pakrantė ir net kai kurie miestai giliau žemyne yra ypač pažeidžiami. Kadangi kai kurie didžiausi Teksaso miestai, įskaitant Houstoną, kuris yra 4. pagal dydį miestas šalyje, yra tiesiai prie pakrantės, tai sukuria didžiulę problemą.
2017 m. rugpjūčio 25 d. uraganas Harvis pasiekė sausumą šiaurės rytuose nuo Korpus Kristi, sustiprėjęs iki 4 kategorijos uragano, kai artėjo link Teksaso pakrantės. Vėjo gūsiai paralyžiavo tarptautinio oro uosto darbą ir padarė didelę žalą pakrantės miesteliams, sunaikindami šimtus namų ir verslų Rockporto ir Fultono rajone. Vanduo ir elektra buvo atjungti kelioms savaitėms. Kažkas, ką pamatysite, nėra taip jau reta Teksase. Valstijoje žuvo 103 žmonės, o Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija NOAA apskaičiavo, kad bendra žala siekia apie 125 milijardus dolerių, nors kai kurie skaičiai yra dar didesni. Deja, uraganų sezonas tikriausiai laikui bėgant vis blogės dėl klimato kaitos, todėl gyventi Teksaso pakrantėje tampa gana rizikinga. Ir jei viso to dar būtų negana, dėl sausų ir karštų orų didelėse valstijos dalyse Teksasą dažnai siaubia miškų gaisrai. 2024 m. vasarį Smokehouse Creek gaisras įsiplieskė po to, kai nuo elektros stulpo nutrūko elektros linija. Per savaitę jis greitai išplito daugiau nei 1,1 milijono akrų. Tai yra 445 154 hektarų plote, sudegindamas teritoriją šiek tiek didesnę už Rhode Islandą. Žala buvo tokia didelė, kad tai tapo didžiausiu gaisru Teksaso istorijoje ir 9-uoju pagal dydį gaisru visoje JAV istorijoje. Ir mes dar net nepaminėjome golfo kamuoliuko dydžio krušos, staigių potvinių ir perkūnijų. Ši nelaimių gausa natūraliai pradėjo daryti įtaką namų savininkų galimybėms apsidrausti. Ekstremalių orų rizika didėja dėl klimato kaitos ir daugelis draudimo bendrovių taiko milžiniškas draudimo įmokas Houstone bei aplinkinėje pakrantėje, arba net visiškai atsisako drausti namų savininkus. Pasak Bankrate, Teksasas šiuo metu yra 6. brangiausia valstija namų draudimui, kur vidutinė metinė įmoka už $300 000 vertės namą siekia šiek tiek daugiau nei $4,000. Draudimo svetainės Insurify teigimu, dėl vis stiprėjančių orų sąlygų, Teksasas iki 2025 metų pabaigos pakils į 5. vietą. Tai kiek iš tikrųjų blogėja orai Vienišosios žvaigždės valstijoje? Na, NOAA stebi gamtinių nelaimių stiprumą Teksase ir parodė, kad 2000-ųjų pradžioje valstijoje per metus būdavo apie 2,5 orų katastrofos, kurių žala siekdavo milijardus. Iki 2020-ųjų vidurio šis skaičius išaugo iki 8,5 orų katastrofos per metus. Tai turėjo rimtą poveikį ne tik seniai gyvenantiems žmonėms uraganų paveiktose vietovėse, bet ir daugeliui naujakurių, kurie persikėlė į Teksasą dėl palyginti nebrangaus nekilnojamojo turto. Dabar daugelis susiduria su milžiniškomis draudimo įmokomis arba dar blogiau, su perspektyva, kad draudimo bendrovės apskritai atsisakys apdrausti jų namus ateinančiais metais. Kitos valstijos vietovės susiduria su stipriais vėjais. Amarilas, Teksasas, iš tikrųjų buvo pripažintas vėjuočiausiu miestu Jungtinėse valstijose. Dėl santykinai menkos augalijos ir drėgmės tuose regionuose dulkių audros gali būti labai stiprios. Ir tai dar ne viskas. Dar nekalbėjome apie oro kokybę, bet prie to netrukus prieisime. Štai kaip atrodo Dentonas, Teksasas dulkių audros metu. Keista, bet ta pati valstija, kuri kenčia nuo sausros, taip pat patiria potvinius. Tačiau šie kraštutinumai reiškia, kad vandens naudojimas kartais yra ribojamas, kad jo užtektų visiems. Tačiau bent jau per tuos svilinančius, dažnai drėgnus Teksaso vasaros mėnesius, priklausomai nuo to, kur esate, galite pasikliauti oro kondicionieriumi, kad jis jus atvėsintų. Tiesa? Na, galbūt. Teksasas turi unikalų elektros tinklą. Ir negerąją prasme. Jis daugiausia atjungtas nuo likusios JAV dalies. Tai sprendimas kylantis iš stipraus valstijos nepriklausomybės jausmo, kuris matyt apima net ir elektros linijas. Tiems, kurie nežino, kodėl Teksasas taip apsėstas nepriklausomybė, štai šiek tiek istorijos. Teksasas kadaise buvo Meksikos dalis, kol sukilo ir pasiskelbė nepriklausomą respubliką. Teksasas išliko suverenia valstybė beveik 10-metį, nuo 1836 metų kovo 2 dienos iki 1846 metų vasario 19 dienos. Atsisiskyrimo klausimas vis dar dažnai keliamas kai kurių Teksaso politikų ir piliečių, kai federalinė politika jų nuomonė klostosi nepalankiai.
2024 m. Redfield & Wilton Strategies apklausa parodė, kad 33% teksasiečių palaikė atsiskyrimą. Nors tai nėra dauguma, tačiau tai tikrai reikšmingas skaičius. Ši nepriklausomybės istorija paveikė valstijos politiką iki šių dienų. Nes teksasiečiai dažnai jaučiasi norintys veikti be didelio federalinės valdžios kišimosi. Frazė "neženk ant manęs" dažnai naudojama politiniuose protestuose, siekiant parodyti Teksaso nepriklausomybės jausmą. Tačiau tai taip pat lėmė, kad Teksasas nori išlaikyti daug savo reikalų kontrolės, be kita ko ir savo elektros energijos gamybą. Deja, Teksaso elektros tinklas linkęs sugesti tada, kai jo labiausiai reikia, iš dalies dėl ironiškai pavadintos Teksaso elektros patikimumo tarybos arba ERCOT. Tinklas ypač linkęs sugesti esant ekstremalioms oro sąlygoms, kurių, kaip jau aptarėme, Teksase netrūksta. Galbūt prisimenate, kai 2021 metais valstija pateko į naujienas dėl to, kad visas jos tinklas kelias dienas neveikė per žiemos audrą Uri. Sniego audra užklupo valstiją. Iškrito nuo 3 iki 6 colių. Tai yra nuo 7,6 iki 15 cm sniego tokiuose miestuose kaip Dallasas ir Austinas. Galbūt tai neskamba kaip didelis kiekis, bet valstijoje, kuri nėra pratusi prie tokio oro, žmonėms buvo atjungta elektra, šildymas ir vanduo. Gyventojai buvo priversti kūrenti laužus ir glaustis po antklodėmis, kad sušiltų. Galiausiai daugiau nei 200 žmonių mirė dėl komunalinių paslaugų trūkumo ir šalčio. Nuo to momento daugelis Teksaso gyventojų pradėjo nerimauti dėl artėjančių sniego audrų ar šaltų oro frontų, ragindami vieni kitus kaupti atsargas. Buteliuose pilstomo vandens, maisto ir tualetinio popieriaus, net kai dar nėra jokių audros požymių, o prognozuojama minusinė temperatūra. Tai nėra geras ženklas tavo valstijai, kai termometrui nukritus iki 25 laipsnių pagal Fahrenheitą, tai yra -4 pagal Celsijų, gyventojai virsta išgyvenimo specialistais. Bet juk valstijos valdžia tikrai pasimokė iš savo klaidų ir po tokio viešo elektros tinklo žlugimo kažką padarė? Na, kai kurie žmonės bandė tai padaryti, paduodami elektros bendrovę į teismą. Deja, teismas nusprendė, kad privačiai valdoma elektros tinklas Teksase neturi pareigos tiekti elektros krizės metu. Ir nors Teksasas nusprendė, kad neužtenka turėti nepatikimą tinklą, jie taip pat dereguliavo savo komunalinių paslaugų kainas. Nors tai nėra blogai tiems, kurie turi fiksuoto tarifo energijos sutartis, kai kurie teksasiečiai vis dar turi kintamo tarifo sutartis. O tai reiškia, kad kai sunku tiekti elektrą, komunalinės įmonės smarkiai padidina kainas. Pavyzdžiui, žiemos audros Uri metu Teksaso viešųjų paslaugų komisija leido elektros kainai pakilti iki $9 už kilovatvalandę, kai įprasta kaina yra 12 centų už kilovatvalandę. Tai 7400% padidėjimas. Tai reiškia, kad palyginti nebrangus būstas Teksase, kurio vidutinė kaina 2025 metų duomenimis siekia $339 500, gali būti net toks jau geras sandėris. Tačiau akimirkai nukrypkime nuo didžiųjų Teksaso problemų ir sutelkime dėmesį į ką nors mažesnio, daug mažesnio. O tai būtų Teksaso valstijos paukštis, kaip kai kurie vietiniai jį vadina, dar žinomas kaip tarakonas. Ar žinojate, kad Houstonas buvo pripažintas nešvariausiu JAV miestu? Šį titulą jis pelnė dėl kelių priežasčių. Didelis taršos lygis, nešvara ir tarakonai. Šis miestas užima pirmąją vietą visoje šalyje pagal tarakonų antplūdį namuose. Ir šios problemos nėra būdingos tik Houstonui ar tik tarakonams. Taip pat čia yra milžiniškų vabalų, uodų, didelių kaip laumžirgiai, skorpionų, ugninių skruzdėlių ir tarantulų. Kaip vienas Teksase gimęs ir užaugęs komentatorius rašė internete, dauguma mūsų faunos arba kandžioja, arba gelia, arba užvėja tave į medį. Tačiau turi būti ir kita priežastis, kodėl daugelis žmonių čia persikelia, įskaitant Eloną Muską, kuris garsiai perkelė savo būstinę į šią valstiją iš dalies tam, kad išvengtų didelių Kalifornijos mokesčių. Na, galbūt tai ir yra mokesčiai, nes Teksase nėra valstijos pajamų mokesčio. Gali atrodyti, kad visi laimi nemokamų pinigų loteriją, tačiau mokesčius vis tiek reikia surinkti, nes valstija, ypač tokia gausiai apgyvendinta kaip Teksasas, vis tiek turi funkcionuoti. Taigi, iš kur gaunami pinigai? Atsakymas yra nekilnojamojo turto mokesčiai. Teksasas turi vienus iš didžiausių nekilnojamojo turto mokesčių šalyje.
Mediana siekia 1,67 procentai, o vidurkis 1,9 procentai. Palyginti su JAV medianiniu rodikliu, kuris yra 1,02 procentai. Tai reiškia, kad vidutinė metinė nekilnojamojo turto mokesčio sąskaita Teksase yra šiek tiek mažesnė nei 4000 JAV dolerių palyginti su visos šalies vidurkiu. 2400 JAV dolerių. Tačiau tai nėra vienintelis didelis mokestis šioje valstijoje. Ji taip pat turi vieną didžiausių pardavimo mokesčių tarifų – net 6,25 procento. Kai kurios vietos savivaldybės prie to dar prideda iki 2 procentų papildomą mokestį. Todėl yra vietovių Teksase, kur beveik už kiekvieną pirkinę galite sumokėti net 8,25 procento pardavimo mokesčio. Tai lemia, kad visos valstijos pardavimo mokestis užima 13 vietą tarp JAV valstijų. Nors tai neįskaičiuoja papildomų 2 procentų, kuriuos taiko daugelis vietinių savivaldybių ir verslų. Taigi, nors valstijoje nėra pajamų mokesčio, žmonės gali visai nesutaupyti persikėlę į Teksasą dėl visų kitų paslėptų išlaidų. Jau nekalbant apie tai, kad dideli nekilnojamojo turto mokesčiai skiriami beveik viskam, kam paprastai būtų naudojamas valstijos mokestis, sukuriant kitų problemų, daugiausia su mokyklomis. Daugumoje JAV vietovių nekilnojamojo turto mokesčiai finansuoja vietinę valstybinę mokyklų sistemą. Tačiau Teksase tie pinigai skiriami daugeliui dalykų, kurių neapima neegzistuojantis pajamų mokestis, įskaitant infrastruktūrą, viešąjį sektorių ir sveikatos apsaugą. Dėl to Teksasas viešojo švietimo srityje vertinamas gana prastai. Nuolat kyla susirūpinimas tiek kokybė, tiek turiniu. Per pastaruosius 15 metų valstija priėmė daugybę prieštaringų įstatymų, kurie griežtai apibrėžia, ko mokiniams galima ir ko negalima mokyti. Ypač temomis, kurios gali prieštarauti griežtiems krikščioniškiems religiniams įsitikinimams. Kai kuriais atvejais mokykloms netgi buvo nurodyta pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją. Vienas iš naujausių pavyzdžių buvo 2025 metų pradžioje, kai Teksaso senatas pristatė 2 įstatymo projektus. Vienas reikalavo, kad kiekvienoje klasėje būtų iškabintos 10 Dievo įsakymų, o kitas įpareigojo skirti specialų laiką maldai mokyklos dienos metu. Kai įstatymų leidėjai, prieštaraujantys šiam įstatymo projektui, argumentavo, kad tai pažeidžia bažnyčios ir valstybės atskyrimo principus. Teksaso įstatymų leidėjai tiesiog juos ignoravo ir patvirtino įstatymus. Gindamas šį įstatymo projektą, senatorius Meisas Middletonas pasakė, cituoju, "Mūsų mokyklos nėra zonos be Dievo." 166 religinių lyderių ir atstovų iš žydų, musulmonų, krikščionių, sikų ir budistų bendruomenių pasirašė laišką, protestuodami prieš 10 Dievo įsakymų įstatymo projektą. Tačiau tai mažai ką pakeitė įstatymų leidėjų nuomonėje. Teksasas taip pat priėmė įstatymus, suteikiančius tėvams ir mokyklų taryboms daugiau galios uždrausti knygas mokyklų bibliotekose. Jie pabrėžė, kad tai daroma tik tam, jog būtų užkirstas kelias knygoms, kuriuose yra nepadoraus turinio. Tačiau daugelis pedagogų baiminasi, kad iš tikrųjų bus uždraustos knygos, kuriuose yra bet koks turinys susijęs su lytimi ir seksualumu, kuris galėtų būti interpretuojamas kaip prieštaraujantis krikščioniškiems principams. Ir jie turi pagrįstų priežasčių to bijoti, turint omenyje, kad Teksasas taip pat uždraudė įvairovės, lygybės ir įtraukties iniciatyvas visoje valstijos švietimo sistemoje. Tai apima bet kokių mokymų ar programų, kurios mini tokius dalykus kaip rasė, etninė kilmė, lytinė tapatybė ar seksualinė orientacija, uždraudimą. Dėl ko daugelis baiminasi, kad tai apsunkins gyvenimą studentams ir pedagogams iš mažumų grupių. Viena tiesa, kurią dažnai kartoja Teksaso gyventojai, yra ta, kad nors valstija gali būti svetinga krikščionims, tiems, kurie nėra religingi arba apskritai nėra krikščionys, čia gali būti daug sunkiau gyventi. Tai ypač pasakytina už pagrindinių didmiesčių ribų. Pen America nustatė, kad Teksasas pagal uždraustų knygų skaičių užima 3 vietą šalyje. 12 rajonų uždraudė iš viso 538 knygas. Tačiau tai nėra dėl pastangų stokos. Tėvai Teksase nuolat ginčija tam tikrų bibliotekos knygų prieinamumą, nes Teksasas užima 1 vietą šalyje pagal bandymus uždrausti knygas. Vien 2022 metais buvo 93 atskiri bandymai uždrausti daugiau nei 2300 knygų pavadinimų. Atsižvelgiant į visus knygų draudimus ir valstijos įstatymus, trukdančių švietimui,
Galbūt nenuostabu, kad WalletHub atliktas tyrimas parodė, jog Teksasas yra viena mažiausiai išsilavinusių valstijų šalyje. Užima 41 vietą. Valstija taip pat užima 49 vietą pagal diplomą turinčių gyventojų procentą JAV. Nors tėvai turi galimybę leisti savo vaikus į čartijos ar privačias mokyklas, pastarosios yra brangios. Vidutinė privačios mokyklos metinė mokestis siekia 11 000 JAV dolerių. O didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Dalasas ir Houstonas, kainos dar didesnės. Taigi jos iš tikrųjų prieinamos tik aukštesniajai viduriniai klasiai ir turtingiems teksasiečiams. Todėl tarp turtingųjų ir vargšų atsiranda didelė atskirtis, kas gali ir kas negali sau leisti kokybišką ugdymą. Chartijos mokyklos yra nemokamos, tačiau turi savų problemų. Visų pirma, jos atrodo ilgai neveikia. Tarp 2020 ir 2022 metų Teksase užsidarė 55 Chartijos mokyklos. Nors tuo metu vyko pandemija, mokiniai vis tiek mokėsi nuotoliniu būdu, o valstybinės mokyklos nesusidūrė su tokiu uždarimo mastu. Ir problema neapsiribojo tik pandemijos metais. San Antonijaus Jubilee akademijos Highland Park mokykla buvo uždaryta vos po 2 savaičių nuo 2023 mokslo metų pradžios. 210 mokinių liko be jokios galimybės tęsti mokslus, o tėvai paskutinę minutę skubiai ieškojo sprendimų dėl vaikų ugdymo. Duomenys rodo, kad 1 iš 4 čartijos mokyklų užsidaro per 5 metus nuo atidarymo, o per 10 metų iš viso užsidaro 40% jų. Priežastys apima mažą mokinių skaičių beveik pusėje atvejų ir sukčiavimą arba netinkamą valdymą 21,6% atvejų. Kitaip tariant, vidutinis Teksaso tėvas dažnai lieka be pasirinkimo. Rinktis tarp sunkumų patiriančios valstybinės mokyklos, kurioje privaloma melstis, brangios privačios mokyklos arba Chartijos mokyklos, kuri turi 50% tikimybę užsidaryti metų viduryje. Ne vienas iš pasirinkimų nėra idealus, o daugeliui šeimų tai nuolatinė loterija. Bet bent jau jie moka mažiau mokesčių. Na, ką teksasiečiai ir sutaupo mokesčiuose, jie gali išleisti sveikatos priežiūrai. Teksase yra absurdiškai daug neapdraustų gyventojų. 2023 metais net 21,7% suaugusiųjų neturėjo sveikatos draudimo. Palyginimui, JAV onestrus vidurkis yra 11%. Dėl to, Teksasas yra valstija turinti didžiausią neapdraustų gyventojų procentą šalyje. Taigi logiška, kad valstija nusprendė neplėsti Medicare aprėpties, kad juos apdraustų. Tai dažnai nutinka, kai valstija nemėgsta mokesčių. Jei planuojate persikelti, geriau būkite pasiruošę mokėti už puikų privatų draudimą arba gauti jį per darbą. Vietoj to galite kreiptis į vieną iš valstijos viešųjų ligoninių. Tačiau 2020 metais Teksaso viešoji sveikatos priežiūra buvo 42 vietoje iš 50 valstijų. Taigi, tai taip pat gali būti ne pats geriausias pasirinkimas. Nenuostabu, nes jie negauna daug lėšų iš mokesčių. Taigi, daug žmonių Teksase akivaizdžiai neturi tinkamos prieigos prie sveikatos priežiūros, o tai nėra geriausias būdas gyventi, nes, sveikata Teksase nėra puiki. Pirmoji problema, kas stebina, turint omenyje, kad valstijoje yra daug atvirų erdvių, yra oro kokybė. Teksasas yra JAV naftos ir dujų pramonės centras, o daugelis vietovių, kurios priklauso nuo šių pramonės šakų, ypač vakarų Teksase, yra laikomos vienais labiausiai užterštų miestų šalyje. Žmonėms sergantiems astma ar turintiems kitų kvėpavimo problemų gyventi Teksase, ypač vakarų Teksase, yra sunku. 2,3 milijono žmonių Teksase gyvena per pusę mylios, tai yra 0,8 km nuo naftos ir dujų gavybos vietų. Į orą išmetama daugiau nei 8500 tonų, tai yra 7,7 milijono kilogramų teršalų, įskaitant tokias medžiagas kaip benzenas, formaldehidas, metanas ir daugybė kitų. Didelė vakarų Teksaso dalis, įskaitant daugumą apskričių aplink Odesą ir Midlandą, vėžio rizikos lygis viršija EPA nustatytą susirūpinimą keliantį lygį. Ir jei to būtų negana, Dalasas 2023 metais buvo antras blogiausias miestas JAV alergiškiems žmonėms dėl itin didelio žiedadulkių kiekio ore ir apskritai dulkėtų valstijos sąlygų. Iš tiesų, daugelis žmonių persikėlusių į Teksasą pirmą kartą gyvenime pradeda sirgti alergijomis. Ir yra kur kas pavojingesnių dalykų nei čiaudulys, pavyzdžiui, vėžys.
Pavyzdžiui, Odesoje, kuri daugiausia buvo pastatyta naftos pramonės darbuotojams, oro tarša yra stulbinamai didelė. Oro analitikai nustatė, kad vandenilio sulfido kiekis 82 kartus viršijo leistinas normas gyvenamosiuose rajonuose. Todėl viskas dvokė supuvusiais kiaušiniais ir lėtai žudė jūs iš vidaus. Iš tiesų, gyventojams griežtai patariama net negerti vandens. Tačiau tai toli gražu ne vienintelė Teksaso problema. Teksasas, ko gero nenuostabu, turi vienus iš nesveikiausių miestų šalyje. 2023 metais valstijoje nutukimo lygis siekė 35,5%, kas nėra blogiausias rodiklis šalyje, bet ir toli gražu negeriausias. Pagal šį rodiklį Teksasas užima 18 vietą visoje šalyje. 2021 metais valstija taip pat užėmė 18 vietą šalyje pagal amžiumi pakoreguotą mirtingumo rodiklį. Vietos gyventojai taip pat sirgo širdies ligomis beveik 4% dažniau nei bendra JAV gyventojų populiacija. Sveikatos priežiūros prieinamumo stoka, maisto dykumos, mėsos pagrindų paremta virtuvė, aplinkos teršalai ir intensyvi automobilių kultūra, dėl kurios žmonės gyvena gana sėsliai, lėmė santykinai trumpesnę gyvenimo trukmę Teksase. Gyventojai vidutiniškai gyvena 76,5 metų, kai tuo tarpu JAV vidurkis yra 77,4 metų. Kalbant apie automobilių kultūrą, yra viena išlaida, kurios dauguma teksasiečių negali išvengti – turėti automobilį ir mokėti už kurą. Net ir tokiuose didžiuliuose miestuose kaip Houstonas ir Dallasas viešojo transporto galimybės yra ribotos. Dėl to 93% namų ūkių Harriso apygardoje, kur yra Houstonas, ir 95,4% Dallase turi automobilį. Todėl šios vietovės patenka tarp didžiausią automobilių turėjimo lygį turinčių JAV didmiesčių. Priešingai, tokiose didžiosiose metropolinėse teritorijose kaip Čikaga ir Vašingtonas DC automobilių nuosavybės lygis siekia tik 72,5% ir 62,7%. Tai neatspindi pajamų skirtumo tarp skirtingų miestų. Vietoj to rodo, kad Dallase ir Houstone beveik neįmanoma judėti be automobilio. Kadangi Teksasas daugiausia buvo vystomas jau po to, kai automobiliai tapo įprasti, net ir didieji miestai yra labai orientuoti į automobilius. Nors galima važiuoti autobusu, tai nėra lengviausias būdas judėti išsiplėtusiose valstijos didmiesčių teritorijose. Metro nėra, o lengvojo geležinkelio sistemos, aptarnaujančios tokias vietovės kaip Houstonas ir Austinas, nepritraukia daug vietinių gyventojų. Gera žinia ta, kad degalai Teksase paprastai yra gana pigus, nes valstija daug jų gamina vietoje. Vidutinė kaina degalinėse yra 2,76 JAV dolerio už galoną, palyginti su visos šalies vidurkiu. 3,18 JAV dolerio 2025 metų gegužės pabaigoje. Bloga žinia ta, kad teksasiečiai vis tiek sunaudoja daug degalų. Tiek daug, kad bet kokios sutaupytos lėšos degalinėje greitai išnyksta dėl ilgo stovėjimo spūstyse ar ilgų kelionių automobiliu. Ir pamirškite vaikščiojimą kaip alternatyvą. Daugelyje didmiesčių rajonų beveik neįmanoma judėti pėsčiomis. Miestų ir priemiesčių teritorijos yra taip pritaikytos automobiliams, kad norint pereiti pagrindinę gatvę, gali tekti nueiti 10 metrų, kad rastumėte saugią sankryžą. Iš tikrųjų, kai kurios pagrindinės gatvės net neturi šaligatvių. Jau nekalbant apie tai, kad Teksasas yra antra pagal dydį valstija šalyje, todėl atstumai nuo vienos vietos iki kitos dažnai yra milžiniški. Todėl teksasiečiams būtinai reikia automobilio ir geriausia tokio, kuris galėtų atlaikyti siaubingas oro sąlygas bei prastesnius kelius gilioje provincijoje, kad galėtų keliauti po valstiją. Kaip galite įsivaizduoti, dideliuose miestuose, kur vienintelis būdas judėti yra automobilis, tokiose vietose kaip Houstonas, Austinas ir Dallasas, eismas gali būti labai intensyvus. Transporto spūstys tapo rimta problema. Dabar Houstonas patenka į 10 miestų visoje šalyje pagal intensyviausią eismą piko valandomis. Vidutinė kelionė į darbą Houstone truko 29,8 minutės, vos trumpiau nei Los Andžele, kur jis siekė 30,1 minutės. Pagarsėjęs kaip vienas didžiausių ir labiausiai užsikimšusių miestų šalyje, Dallasas pasižymėjo šiek tiek geresnė, bet nedaug trumpesnė vidutinė kelionė į darbą.
27,8 minutės. Nors valstijos ir miesto valdžia tikina teksasiečius, kad dirba prie puikių viešojo transporto iniciatyvų, dauguma teksasiečių norėtų tuo įsitikinti patys. Ir tai niekaip nekeičia fakto, kad šiuo metu eismas yra tikras košmaras. Visa tai iki šiol skamba kaip prasta padėtis. Tad kodėl gyventojai nieko dėl to nedaro? Juk jie tikrai gali balsuoti už pokyčius, kuriais tiki. Daugeliui teksasiečių visiškai tinka, kaip viskas vyksta. O tie, kurie nori balsu pakeisti valstijos taisyklės ir įstatymus, gali susidurti su sunkumais, nes Teksasas pirmauja priimant rinkėjų teisės ribojančius įstatymus. Teksaso senato įstatymo projektas numeris 1 buvo pristatytas tam, kad apsunkintų daugelio balsuoti norinčių teksasiečių jų gyvenimą. Buvo įvesta daugybė kliūčių tiems, kurie nori balsuoti paštu, o pagalba žmonėms su negale ar kalbos barjerais buvo smarkiai apribota. Dėl ko kai kurie teigia, kad tai nukreipta į tam tikras politinės demografinės grupės. Deja, šis įstatymo projektas 2021 metais tapo įstatymu. Tačiau federalinis teisėjas nusprendė, kad kai kurios jo dalys yra neteisėtos, nes pažeidžia balsavimo teisių aktą. Nors gyvenimas Teksase tikrai turi daug privalumų, daugelis žmonių nežino apie paslėptas išlaidas ir tikrąją gyvenimo šioje valstijoje realybę. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi. Tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau užsiprenumeruokite kanalą ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Map Pack. Gyvenimas Havajuose gali atrodyti kaip nesibaigianti atogražų atostogų šventė. Tačiau iš tikrųjų gyvenimas ten yra daug kitoks ir sudėtingesnis, nei galite įsivaizduoti. Ar žinojote, kad Havajai iš tikrųjų turi aukščiausias būsto kainas šalyje, o vidutinė namo kaina siekia $834 000? Taip, net daugiau nei Kalifornijoje. Arba, kad 8 iš kiekvieno 1000 gyventojų yra benamiai. Taip, taip pat daugiau nei Kalifornijoje. Arba, kad tai blogiausia valstija vairuotojams. Lažinamės, kad neįsivaizdavote, jog teks valandą stovėti kamščiuose ir signalizuoti, kad patektumėte į paplūdimį. Mes pažvelgsime giliau ir išsiaiškinsime, kodėl gyvenimas Havajuose gali būti ne toks tropinis rojus, kaip jūs manote, šiandieninėje Map Pack laidoje. Tiesa apie gyvenimą Havajuose, apie kurią niekas nekalba. Sveiki atvykę į Havajus. Aloha valstija. Čia visus metus šilta. Saulė, nuostabūs paplūdimiai ir ramus gyvenimo tempas. Atvirai kalbant, tai skamba kaip mažas rojus. Na, jei uždirbate dvigubai daugiau nei žemyne, nes būtent tiek jums reikės, kad išgyventumėte Havajuose. Norint patogiai gyventi Havajų salose, vidutiniškai reikia $150 000 per metus. Palyginti su vidutiniškai $75 000 per metus žemyninėje JAV dalyje. Tačiau vargu ar rasite tokį darbą, nes dauguma žmonių Havajuose yra nepakankamai apmokami. Todėl tikriausiai reikės 2 darbų, kaip ir daugumai vietinių gyventojų. O jei turite vaikų, turėsite įskaičiuoti ir privačių mokyklų kainą, nes Havajų mokyklos yra toli gražu ne tokios, kokių norėtųsi. Ir belieka tikėtis, kad nenorėsite pradėti verslo, nes tokiu atveju Havajai pagal verslo pradžios paprastumą užima 44 vietą iš 50 valstijų. Tada, jei jūsų nepalauš salų izoliacijos jausmas, laukia didėjanti įtampa tarp vietinių ir malychy, žmonių, kurie atvyksta gyventi į Havajus visam laikui, augančios būsto kainos ir benamystės krizė. Tai kodėl Havajai turi tiek daug problemų? Išsiaiškinkime. Pradėkime nuo vieno iš pagrindinių faktų apie šią valstiją, kuris prisideda prie daugelio jos problemų, įskaitant salų izoliacijos jausmą. Havajai yra maži. Jos sausumos plotas yra šiek tiek daugiau nei 6400 kvadratinių mylių, arba apie 16 500 kvadratinių kilometrų. Pagal šį rodiklį ji užima 47 vietą tarp JAV valstijų, lenkdama tik mažas Konektikuto, Delavero ir Rhode Islando valstijas. Skirtumas tas, kad jei esate Konektikute, Delaware ar Rhode Islande, galite tiesiog nuvažiuoti į kaimyninę valstiją, jei norite pamatyti ar nuveikti ką nors naujo. Jei esate Havajuose, norint pasiekti artimiausias valstijas, Kaliforniją ar Aliaską, reikia lėktuvo bilietų ir 6 valandų skrydžio. Jau nekalbant apie tai, kad gyvenant Havajuose, jūs neturite galimybės vienu metu pasiekti visos tos žemės teritorijos.
Havadžiai turi 8 pagrindines salas, iš kurių 7 yra apgyvendintos, o tik 6 yra atviros turistams ir vietiniams gyventojams. 2/3 Havajų gyventojų gyvena Oahu saloje, kurios bendras plotas yra 597 kvadratinės mylios, arba apie 1500 kvadratinių kilometrų. Tai yra pusė Džiausemitų nacionalinio parko ploto. Dabar įsivaizduokite, kad visas jūsų gyvenimas – mokykla, darbas, vietos kur eiti, ką veikti, ką pamatyti – telpa vos į pusę vieno nacionalinio parko. Žinoma, ten yra daug gražių dalykų, bet po kurio laiko pradeda atrodyti, kad, viską jau matei. Tada ir prasideda salos karštinė. Sveikatingumo konsultacijų centras Havajuose tai apibūdina taip. Salos karštinė arba uolos karštinė yra terminas vartojamas apibūdinti neramumo, izoliacijos ir nuobodulio jausmą, kurį patiria salose gyvenantys žmonės. Tai tikras psichologinis reiškinys, galintis sukelti stresą ir neigiamai paveikti žmogaus psichinę sveikatą. Ir tai pastebi ne tik terapeutai. Net malihiniai, kurie myli šią valstiją, kartais jaučia šią karštinę. Viena moteris, žinoma kaip sąžiningoji vietinė, kuri persikėlė į Havajus prieš daugiau nei 10 metų, rašo apie savo patirtį. Ji sakė, kad atostogauti Havajuose yra viena, bet jei persikelsi gyventi į Havajus, greitai suprasi, kokios iš tikrųjų mažos yra šios salos. Be to, dauguma vietų užsidaro iki 10 vakaro, todėl naktinis gyvenimas čia neegzistuoja. Sutiksi tuos pačius žmonės, kalbėsi apie tuos pačius dalykus ir kartais pajusi norą pakeisti aplinką. Žinoma, visada gali nuvykti į kitas salas, bet tai vis tiek reiškia, kad teks sėsti į lėktuvą. Negali tiesiog įšokti į automobilį ar keltą, kad iš Oahu nuvyktum į Maui. Dabar salos karštinė yra erzinantis šalutinis poveikis dėl to, kad Havajai yra maža izoliuota vieta, bet tai ne vienintelis toks poveikis. Ir tai mus atveda prie beprotiškų pragyvenimo išlaidų Havajuose. Pasak PayScale, pragyvenimo kaina Honolulu yra 85% didesnė nei šalies vidurkis. Tai apima vidutiniškai 20% didesnės maisto prekių kainas, 71% didesnės komunalinių paslaugų kainas ir net 219% didesnės būsto kainas. Palyginimui, San Franciskas, kuris plačiai laikomas viena brangiausių vietų Jungtinėse valstijose, turi tik 70% didesnės pragyvenimo išlaidas nei šalies vidurkis. Kalbant apie būsto kainas, San Franciske būsto kainos yra 182% didesnės už šalies vidurkį. Tai reiškia, kad Honolulu jį lenkia. Netrukus plačiau pakalbėsime apie būsto kainas, nes tam yra daugybė problematiškų priežasčių. Bet pradėkime nuo Havajų dydžio, izoliacijos ir jų poveikio maisto prekių bei komunalinių paslaugų kainoms. Havajų namų savininkai galbūt norėtų vėl pradėti naudoti žvakes, nes vidutinė namų ūkio elektros sąskaita 2024 metų lapkritį siekia $355 per mėnesį. Didelės kainos daugiausia kyla dėl atokios Havajų vietos. Beveik visa elektra gaminama iš naftos, kurią reikia atgabenti laivais. Transportavimas labai padidina išlaidas, todėl vidutinė elektros kaina Havajuose yra 39 centai už kilovatvalandę, kai žemyninėje dalyje vidutinė kaina siekia 17 centų už kilovatvalandę. Tai ne tik daugiau nei dvigubai viršyje vidutinę žemyninės dalies kainą, bet ir paverčia Havajus brangiausia valstija pagal elektros kainą šalyje. Panaši situacija ir su maisto produktais. Nors pastaruoju metu maistas prekybos centruose visiems kerta per kišenę, Havajų prekybos centruose maistas iš tiesų labai brangus. Taip yra daugiausia dėl to, kad 85–90% valstijoje parduodamo maisto turi būti importuojama. Kadangi Havajai turi atogražų klimatą, ten negalima auginti visko, įskaitant daugelį amerikiečių laikomų pagrindinių produktų. Taigi, nors galite nebrangiai įsigyti vietoje užaugintų kultūrų, kurios puikiai auga salų klimate, tokių kaip makadamijos riešutai, mangai ir avokadai, visa kita atgabenama krovininiais laivais. Prie maisto kainų problemos prisideda ir tai, kad daugelis maisto produktų nelabai atlaiko 2500 mylių kelionės per ramųjį vandenyną esant dideliam drėgnumui. Havajų žemės ūkio fondas skaičiuoja, kad trečdalis viso importuojamo maisto yra išmetama vos tik iškraunama Havajų uostuose, nes jis jau būna sugedęs. Todėl maisto pardavėjai turi nustatyti dar didesnės kainas, numatydami, kad trečdalis jų produkcijos suges.
Faktas, kad Havajai vėlgi yra maži. Todėl tarp prekybos centrų yra palyginti mažai konkurencijos, taip pat nelabai padeda. Parduotuvės neturi daug paskatų mažinti kainas. O kadangi jos jau moka beprotiškai didelės komunalinių paslaugų ir nuomos ar paskolos išlaidas, neaišku, kiek jos išvis turi galimybių mažinti kainas. Taip prieiname prie klausimo, kasgi vyksta su nevaldomomis Havajų nekilnojamojo turto kainomis. Misūrijo ekonominių tyrimų ir informacijos centras atliko tyrimą apie būsto kainas visose JAV ir nustatė, kad 2024 metais stulbinamai brangioje Kalifornijos būsto rinkoje vidutinė namo kaina siekia apie $728 000. Palyginimui, vidutinė namo kaina Havajuose buvo $834 000. Todėl tai yra brangiausia valstija JAV, kurioje galima įsigyti namą. Tai iš dalies galima paaiškinti Havajų dydžiu. Erdvės čia mažai, o didelė jos dalis, tiksliau 48%, yra saugoma teritorija. Tačiau tai tik dalis istorijos. Daugybė žmonių nori gyventi Havajuose, ypač turtingi žmonės. Tiek daug užsienio pirkėjų su didžiuliais finansais perka namus ir žemę Havajuose, kad tai oficialiai tapo tarptautinė nekilnojamojo turto rinka. Iš tikrųjų, vietiniai gyventojai, dar vadinami Kama Aina, yra išstumiami iš valstijos, kurioje gimė dėl augančių kainų. 2023 metų birželį leidinyje Hawaii Housing Factbook nustatyta, kad pirkėjai iš kitų valstijų sudaro didelę dalį būsto pardavimų Havajuose. Jie sudaro daugiau nei pusę butų pardavimų kaimyninėse salose. Havajų vyriausiasis ekonomistas nustatė, kad 24% Havajų namų parduotų 2010-2020 metais buvo nupirkti kitų valstijų gyventojų, o 4% užsieniečių. Iš tikrųjų, Oahu turėjo mažiausią užsienio pirkėjų dalį. Iš dalies dėl savo palyginti didelio dydžio, tačiau kaimyninėse Maui, Kauai ir Didžiojoje saloje daugiau nei 40% pirkimų atliko kitų valstijų gyventojai. Ir problema ta, kad tai nėra tik žmonės persikeliantys iš kitų valstijų į Havajus. Gubernatorius Joshas Grinas paskelbė, kad 52% iš 89 000 trumpalaikės nuomos būstų Havajuose priklauso ne valstijos gyventojams, kurie iš jų uždirba pinigus, vadinasi, pajamos iškeliauja iš valstijos, o būsto savininkai net negyvena ten. Kai kurie žmonės ir interesų gynimo grupės atkreipia dėmesį, kad Havajuose yra daug biurokratinių kliūčių, kurios prisideda prie būsto krizės. Tik 5% žemės yra prieinami bet kokiai statybai, o didelė dalis Oahu salos žemės yra skirta vienbučiams namams, todėl ribojamas žmonių galinčių ten gyventi skaičius. Tačiau kiti sako, kad kiekvieną kartą, kai Havajai leidžia statyti daugiau būstų, tarptautinė paklausa auga dar greičiau. Ir dažniausiai tarptautiniams pirkėjams net nerūpi pats namas. Jiems rūpi tik žemė ir dažnai jie nugriauna ant jos esančius namus, kad pasistatytų savo, daug brangesnius namus, taip pakeldami nekilnojamojo turto vertę visiems kitiems. Honolulu Civil Beat teigia, cituoju, pirkėjai iš kitur ir investuotojai pakėlė mūsų būsto kainas $700 000 iki $800 000 daugiau, nei būtų, jei rinka remtųsi vietiniais atlyginimais. Vietiniai pirkėjai neturi jokių šansų. Nors tai gali skambėti puikiai dabartiniams Havajų namų savininkams, jei jie kada nors norės parduoti, tai bloga žinia tiems, kurie nori įsikraustyti iš šeimos namų ir įsigyti savo pirmąjį būstą. Tiesa, tai yra problema, su kuria susiduria dauguma jaunų žmonių JAV. Bet Havajuose greičiau sutiksi vienaragį, nei rasi įperkamą pirmąjį būstą. O vietiniams namų savininkams, kurie nenori parduoti, tai apskritai bloga žinia, nes jų nekilnojamojo turto mokesčiai kasmet didėja, o daugelis žmonių neturi pinigų jiems sumokėti. Kodėl? Nes Havajų vietiniai paprastai gauna per mažą atlyginimą. O vietiniai turintis havajiečių kilmės arba kanakų šaknų, jiems tenka prasčiausia dalia. 2024 metų antrąjį ketvirtį Havajai pagal vidutinės metinės pajamas buvo 24 vietoje tarp valstijų, apie $69 600 JAV. Tai iš tikrųjų paliko Havajus žemiau šalies vidurkio, kuris buvo $73 219 JAV. Taip, dauguma JAV valstijų yra žemiau šalies vidurkio. Ir nors tokios vietos kaip Oklahoma ar Aidahas turi dar mažesnius atlyginimus nei Havajai, jų pragyvenimo išlaidos taip pat yra daug mažesnės, o Havajų didžiausios šalyje. Tai reiškia, kad vietiniai vos suduria galą su galu iš savo atlyginimų. Forbes nustatė,
kad havajiečiai vidutiniškai per metus išleidžia $55 500. Todėl jų disponuojamos pajamos yra mažiausios tarp visų valstijų gyventojų – apie $9 500 per metus. Dėl to daugelis vietinių namų ūkių tampa ELIS namų ūkiais. ELIS reiškia riboto turto, ribotų pajamų, nors ir dirbantys. Tai reiškia žmonės, kurie uždirba daugiau nei federalinis skurdo lygis, bet vis tiek negali sau leisti pagrindinių dalykų savo regione. Taigi, dauguma žmonių iki 30 metų amžiaus pagal federalinį skurdo lygį tik 11% Havajų gyventojų uždirbo mažiau nei skurdo riba. Tačiau pažvelkite į ELIS ribą, kuri realistiškiau atspindi regioninės pragyvenimo išlaidas. Ir 44% Havajų namų ūkių neuždirbo pakankamai, kad iš tikrųjų galėtų sudurti galą su galu valstijoje. Galbūt todėl Havajų finansinės sveikatos pulsas nustatė, kad 23% Havajų gyventojų dirba daugiau nei vieną darbą. Bet kodėl atlyginimai tokioje brangioje vietoje apskritai yra tokie maži? Na, visų pirma, tai susiję su tuo, kad didelė dalis vietinių pragyvenimo išlaidų nėra susijusi su vietiniais atlyginimais, o labiau su užsienio namų pirkėjais ir tuo, kad Havajai turi visiškai viską importuoti iš žemyninės dalies. Iš esmės, pasiūlos ir paklausos dėsniai Havajuose tiesiog neveikia. Bet tai taip pat labai susiję su pagrindinė salos pramonine – turizmu. Nes čia ir yra problema. Nors jūsų Mai Tai kokteilis ir 4 žvaigždučių viešbučio kambarys gali būti labai brangus, tie pinigai neatsispindi darbuotojų atlyginimuose, nes turizmas tiesiog nėra gerai apmokamas. Daugelis darbų yra pradinio lygio paslaugų sektoriaus darbai, kurie nesuteikia daug galimybių tobulėti, bent jau daugumai juos dirbančių žmonių. Floridos valstybinis universitetas paskelbė tyrimą žurnale Tourism Management, kuriame atskleidžiama, kad turizmo sektoriaus darbuotojai ne tik gauna mažus atlyginimus, bet iš tikrųjų turi mažiausias savaitinės pajamas iš visų darbo sektorių. Tyrimas apėmė JAV atlyginimų duomenis nuo 2006 iki 2018 metų, analizuodamas daugiau nei 12 skirtingų pramonės šakų. Tarkas Dogrumas, svetingumo mokyklos docentas, taip pasakė. Nors vidutinis savaitinis atlyginimas visose pramonės šakose siekė $710, tai buvo 2010-aisiais, kai ši suma dar turėjo reikšmės. Vidutinis savaitinis atlyginimas laisvalaikio ir svetingumo srityje buvo $311. Tai yra mažiau nei pusė bendro atlyginimo. Ir ne tik tai. Svetingumo sektoriaus atlyginimai atrodo nepasivėję bendros infliacijos ir atlyginimų augimo. Dogrumas pastebėjo, kad kiekvienam $1 atlyginimo padidėjimui ekonomikoje, laisvalaikio ir svetingumo srityje atlyginimai pakilo tik 81 centų. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl daugelis žmonių dirbančių laisvalaikio ir svetingumo srityje kitose valstijose savo darbą laiko laikinu arba pirmuoju darbu jaunystėje. Tačiau Havajuose, kur ekonomika taip priklauso nuo turizmo, kad išgyventų, dažnai nėra daug kitų gerų darbų, į kuriuos žmonės galėtų pereiti. Havajų verslo, ekonominės plėtros ir turizmo departamentas nustatė, kad įskaitant tiesioginį, netiesioginį ir sukeltą pramonės poveikį, turizmas sudarė 23,6% visos valstijos ekonomikos. Turizmo gausiose salose, tokiose kaip Maui, ši pramonė yra dar svarbesnė. Turizmas sudaro 37,8% Maui ekonomikos. Tas pats departamentas ištyrė turizmo sektoriaus atlyginimus savo valstijoje ir nustatė, kad tai, kas buvo tiesa likusioje JAV dalyje, galioja ir čia. Viena grupė, vietiniai havajiečiai, liko nuskriausti. Vidutinis atlyginimas turizmo sektoriuje 2017-2021 metais buvo $44,000 JAV per metus. 10 tūkstančių mažesnis nei vidutinis bendras atlyginimas Havajuose. Tačiau vietiniai havajiečiai gavo dar mažiau. Vidutinis turizmo sektoriuje dirbantis vietinis havajietis uždirbo beveik $39,000 JAV, arba 12% mažiau nei vidutinis turizmo sektoriaus atlyginimas. Valstija akivaizdžiai remiasi turizmu ir turi daug darbo galimybių šiame sektoriuje. Tačiau taip pat aišku, kad turizmas nesuteikia vietiniams daug galimybių pasiekti tokį atlyginimą, iš kurio jie galėtų išgyventi. Jau nekalbant apie tai, kad Havajų mokesčių sistema yra visiškai nepalanki mažas pajamas gaunantiems žmonėms. Pagal mažiausias pajamas gaunančių šeimų apmokestinimą tai yra trečia blogiausia valstija JAV.
Mažiausias pajamas gaunantys 20% gyventojų apmokestinami 14,1% tarifu. Tai dar labiau erzina, kai sužinai, kad didžiausias pajamas gaunantis 1% Havajuose apmokestinamas tik 10,1% tarifu. Ši sistema dar labiau sumažina daugelio havajiečių gaunamas pajamas, ypač tų, kurie jau ir taip yra labiausiai pažeidžiami skurdo. Ir tai toli gražu ne vienintelė problema, kurią sukelia turizmas, kaip netrukus pamatysite. Dabar galbūt galvojate. Gerai, jei turizmas moka mažus atlyginimus, kodėl daugiau havajiečių nebando pradėti savo verslo, kad turėtų daugiau galimybių augti? Ir atsakymas yra toks, nes Havajuose pradėti verslą nėra labai lengva. Wallet Hub. Havajus pagal verslo pradėjimo galimybės reitingavo 44 vietoje iš 50 valstijų. Pradėti verslą kainuoja nemažai, o rinka ir potencialių klientų bazė sudaro tik 1,44 milijono žmonių. Dėl salų geografijos ir palyginti nedidelio gyventojų skaičiaus, tai reiškia, kad Havajų gyventojams sunkiau pradėti verslus, kurie galėtų padidinti jų pajamas. Jei daugumai verslumas yra nepasiekiamas, galbūt puikus išsilavinimas yra sprendimas norint gauti geriau apmokamą darbą. Tačiau Havajai pagal viešąjį švietimą užima gerokai žemesnę nei vidutinę vietą. Tiksliau, 37 iš 50 valstijų. Pasak vietinės naujienų agentūros, kuri pranešė apie Havajų švietimo problemas, valstija neinvestavo į virtualų mokymąsi ir skaitmeninį švietimą tiek, kiek kitos JAV valstijos. Taip pat čia apskritai trūksta inovatyvių švietimo metodų ar alternatyvaus mokymo, pavyzdžiui, Montessori mokyklų. Galbūt todėl labai daug žmonių Havajuose leidžia savo vaikus į privačias mokyklas. Iš tiesų, Havajai ir Vašingtono Kolumbijos apygarda turi didžiausią privačių mokyklų lankomumo procentą šalyje. Net 17% vietinių mokinių lanko privačias, o ne valstybinės mokyklas. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinė privačios mokyklos metinė mokestinė įmoka valstijoje 2025 metais siekia maždaug $14 800. Tai yra didelė finansinė našta Havajų šeimoms. Ir tai yra dar viena kliūtis, kuriant galimybės skirtingų socialinių ir ekonominių sluoksnių šeimoms. Bet bent jau visi gali mėgautis salos gamtos grožiu. Tiesa, Havadžai, būdami tokia patraukli vieta, vietiniams gyvenimą paverčia nepakenčiamu per didžiausią turistinį sezoną, kuris paprastai trunka nuo gruodžio iki balandžio. Vietiniai žmonės planuoja savo gyvenimą ir reikalus pagal piko valandas, kad išvengtų eilių ir spūsčių, kurias sukelia daugiau nei 10 milijonų kasmetinių salos lankytojų. O salos tokios mažos, kad beveik neįmanoma visiškai išvengti turistų. Jūsų kelias į darbą, mokyklą, banką, prekybos centrą ar namo greičiausiai kirs pagrindinę gatvę, kurioje pilna turistų. Iš tiesų, kitas Wallet Hub tyrimas parodė, kad Havajai yra blogiausia valstija vairuotojams iš visų 50 valstijų. Atsiprašau, New Yorko ir Los Andželo gyventojų, kurie manė, kad jie laimėjo šį titulą. Tai gali nustebinti tuos, kurie ten negyveno. Tačiau tai logiška, jei pagalvosite apie tai, kad dėl mažo salų dydžio ten yra palyginti nedaug kelių. Taip pat yra mažai viešojo transporto, išskyrus kelis viešuosius autobusus, kurie dažniausiai yra lėti ir sudėtingi naudoti, ypač už Oahu ribų. Tai reiškia, kad be visų turistų nuomojamų automobilių, užimančių kelius, beveik kiekviena Havajų šeima turi bent vieną automobilį, o dažnai ir daugiau, kad visi šeimos nariai galėtų nuvykti į darbą, paskaitas ir panašiai. Tai dar viena finansinė našta, prisidedanti prie pragyvenimo išlaidų ir galiausiai užkemšanti pagrindinius kelius. Iš tiesų, naujausia apklausa rodo, kad Havajų namų ūkiai vidutiniškai turi po 2 automobilius. Kaip galite įsivaizduoti, visi šie veiksniai įtempia santykius tarp vietinių gyventojų ir lankytojų, net ir tų, kurie čia gyvena jau keletą metų. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo logiška, nes čia vyrauja meilės ir neapykantos santykiai. Bet kuriame kurorte tarp žmonių, kurie priklauso nuo turizmo, bet taip pat dėl jo yra finansiškai išstumti. Vienas atvykėlis sako, tiesiog žinokite, kad kai persikelsite čia, jums prireiks storos odos, nes šaltas priėmimas beveik garantuotas. Tačiau Havajuose nepasitenkinimas eina dar giliau nei vietinių ir atvykėlių priešpriešą. Ir tai grąžina mus prie atlyginimų skirtumo tarp vietinių ir kitų havajiečių. Nes tai nėra vienintelis skirtumas egzistuojantis tarp šių grupių. Vietiniai havajiečiai buvo ir tam tikrais atžvilgiais vis dar yra laikomi tais žmonėmis,
kurie mažiausiai nusipelno gero gyvenimo savo gimtojoje žemėje. Galima būtų nurodyti šios problemos pradžią dar 1778 metais, kai baltaodžiai europiečiai, vadinami Haole, plaukę su kapitonu Jamesu Cooku, pirmą kartą susitiko su vietiniais havajiečiais. Tas kontaktas iš karto išplatino tiek daug ligų, kad vietinė populiacija buvo beveik sunaikinta, sumažėjo nuo 800 000 iki 39 000. Nepaisant tokios siaubingos pradžios, Havajai dar kurį laiką buvo pripažįstami kaip nepriklausoma karalystė kitų valstybių. Tačiau viso XIX amžiaus metu 5 JAV cukraus kompanijos palaipsniui perėmė Havajų ekonomiką, sukeldamos vietinių gyventojų nepasitenkinimą. Tada 1893 metais JAV jūrų pėstininkai nusprendė, kad gali iš tikrųjų užimti Havajus ir nuvertė karalienę Liliuokalanį bei likusią vyriausybę. 95% havajiečių pasirašė peticijas prieš visišką JAV aneksiją ir kartu su karalienė Liliuokalanį nunešė jas iki pat JAV kongreso. Jie drąsiai iškėlė ir gynė pagrįstus skundus per 3 mėnesius. Pirmiausia ir svarbiausia, kad užsienio valstybės įvykdytas valdovo nuvertimas pažeidė tarptautinę teisę. Gana netikėta, bet būtent JAV sutiko su tokia argumentacija. Tačiau, kaip dažnai nutinka su mažomis pergalėmis politikoje, ši buvo greitai panaikinta ir sunaikinta. Kitais metais prasidėjo Ispanijos ir Amerikos karas ir JAV pradėjo svajoti apie karinio jūrų laivyno bazių statybą strategiškai svarbioje Ramiojo vandenyno vietoje. Taigi, Havajai buvo aneksuoti JAV 1898 metais. Kad dar labiau pablogintų padėtį, JAV uždraudė vietinės religinės praktikas ir taip pat uždraudė havajiečių kalbos mokymą mokyklose. Darbininkai iš žemyninės dalies, taip pat japonų ir kinų darbininkai, buvo siunčiami dirbti į salų plantacijas. Tuo pačiu metu JAV sustiprino finansinę salų kontrolę ir įkūrė karines bazes. Pavargę nuo gana blogo elgesio kaip teritorija, vietos aktyvistai pateikė peticiją, kad Havajai taptų paskutinė prie JAV prisijungusią valstiją. 1959 metais Deja, net ir pripažinus Havajus valstiją, nedaug naudos pasiekė vietinius havajiečius. Ir kaip galite įsivaizduoti, visa ši istorija nulėmė, kad santykiai tarp vietinių havajiečių ir ypač baltųjų nesalų gyventojų prasidėjo labai blogai. Dėl to kilo įtampa tarp turistų ir paslaugų sektoriaus darbuotojų saloje. Taip pat yra didžiulis atotrūkis tarp vietinių havajiečių ir beveik visų kitų salos gyventojų atlyginimų, nuosavo būsto ir bendros gyvenimo kokybės srityse. Visų pirma, vietiniai havajiečiai gali būti labiausiai paveikti ir mažiausiai patenkinti turistų antplūdžių į jų krantus. Vienoje ataskaitoje patvirtinama, kad daugelis vietinių havajiečių mano, jog turizmo industrijos augimas prisidėjo prie jų kultūrinių vertybių nykimo. Bet kaip tai gali būti? Argi turizmo industrija neišsaugo havajietiškų tradicijų? Juk beveik kiekviename kurorte šokėjai lipa į sceną ir šoka tradicinį hulą su žolės sijonais. Na, pasirodo, žolės sijonai niekada nebuvo tradicinė apranga Havajuose. Iš tikrųjų, tai yra vakarietiškai iškraipytos vietinės kultūros versijos, skirtos labiau turistų pramogai nei autentiškam Havajų istorijos ar kultūros atspindžiui. Iš tikrųjų, jie atsirado vodevilio pasirodymuose. Ir tai galioja daugeliui dalykų, kuriuos vakariečiai sieja su Havajų kultūra. Antra, Havajų istorija ir dabartis yra nualinusios vietinę kultūrą ir žemę. Pavyzdžiui, vietinės dvasinės vietos, tokios kaip Kaho Olave, buvo perduotos JAV karinio jūrų laivyno žinion, kuris nusprendė jas naudoti bombardavimo pratyboms. Tai, suprantama, supykdė vietinius havajiečius. O JAV istorinė veikla iš dalies lėmė šiandieninį vietinių gyventojų skurdą. 1960 ir 70 vietos ūkininkai, daugelis jų buvo vietiniai havajiečiai, buvo iškeldinti ir priversti palikti savo žemes dėl žemės plėtros. Tai vyko valstijoje, kuri vėliau susidurs su didžiule benamystės problema, kokią Havajai turi šiandien. Valstijoje, kurioje būsto kainos sparčiai kyla, vis daugiau žmonių atsiduria be vietos, kurią galėtų vadinti namais. 2017 metais JAV būsto ir urbanistinės plėtros departamentas paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Havajai yra valstija turinti didžiausią benamystės lygį vienam gyventojui JAV.
2024 metais 8 iš 1000 gyventojų yra benamiai, tiek pat kaip ir Niujorke. O 2016 metais net 42 procentai benamių valstijoje save įvardijo kaip vietinius havajiečius arba Ramiojo vandenyno salų gyventojus. Akivaizdu, kad būsto kainos Havajuose paveikė visus ten gyvenančius žmonės. Tačiau vietiniai havajiečiai, kurie per pastarąsias kelias kartas prarado žemę ir namus ir neturėjo ką perduoti savo vaikams, nukentėjo labiausiai. O nuosavo būsto neturėjimas ir skurdas deja tapo užburtu ratu. Nors vietinių havajiečių užimtumo lygis yra panašus kaip ir kitų havajiečių, jie dažniausiai dirba mažiau apmokamus darbus net ir už turizmo sektoriaus ribų. Tai gali būti susiję su tuo, kad 2017 metais tik 11,5% vietinių havajiečių turėjo aukštojo mokslo diplomą, palyginti su 22% visos valstijos gyventojų. Todėl jie turi mažiau galimybių gauti geriau apmokamus darbus. Todėl jie uždirba mažiau. 2017 metais vidutinės namų ūkio pajamos siekė $66 300, palyginti su $77 800 visų Havajų gyventojų vidutinėmis namų ūkio pajamomis, kas ir toliau jos laiko skurde. Tokioje brangioje valstijoje kaip Havajai, neįgyti diplomo ir neturėti galimybės gauti geriau apmokamą darbą, tai ne tik tai, dėl ko tėvai nuolat priekaištaus. Tai egzistencinė problema. Kaip sako profesorius Jonathanas Okamura iš Havajų universiteto, atrodytų, kad turint nuolatinį darbą neturėtum atsidurti be namų. Tačiau taip nėra. Havajuose išgyventi tikrai sunku. Šis nuolatinis ekonominis spaudimas gali padėti paaiškinti, kodėl vietiniai havajiečiai susiduria su itin dideliais piknaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis ir įkalinimo rodikliais. Tačiau jie taip pat kenčia nuo vienų blogiausių mirtingumo ir lygų rodiklių ne tik valstijoje, bet ir visoje šalyje. Daugelis čiabuvių vis dar pasisako už žemės grąžinimą arba grąžinimą ir kompensaciją. Nors tai dar iš tikrųjų neįvyko. 1993 metais JAV atsiprašė vietinių havajiečių už jų karalienės nuvertimą, praėjus 100 metų po šio įvykio. Jie taip pat pripažino, kad havajiečiai niekada savanoriškai neatsisakė savo žemės. Ir kol kas tiek. Štai kodėl, nors Havajai yra viena įvairiausių valstijų šalyje, santykiai tarp skirtingų grupių ne visada klostosi lengvai. Po pražūtingų 2023 metų rugpjūčio Maui gaisrų, kurie saloje padarė $16 milijardų žalos turtui, vietos pareigūnai ir lyderiai paprašė laikinai sustabdyti turizmą į Havajus arba bent jau sumažinti turistų skaičių. Tai daroma tam, kad jie galėtų atstatyti ir rasti naują kelią į ateitį. Tačiau nors į salą laikinai atvyko mažiau žmonių, atrodo, kad turistų srautai greitai vėl išaugo ir 2025 metais pasiekė priešgaisrinius lygius. Jau nekalbant apie tai, kad Havajai turės susidurti su dar viena opija problema – klimato kaita ir netinkamų kurortų žemės naudojimu. Dėl to valstybė jau neteko 13 iš 750 mylių pakrantės, o 70% Havajų paplūdimių aktyviai eroduoja. Jei Havajai kada nors taps gražia ir įperkama vieta gyventi tiek turistams, tiek vietiniams, reikės geresnio turizmo sektoriaus valdymo, aplinkos valdymo ir įperkamų būsto programų vietiniams. Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai padeda. Dar kartą ačiū ir iki kito karto MadPack kanale.